Gerai, atviraujam, tai atviraujam. Iš dangaus tiesiog atsirado žmogus, kuris sako, tiesiog šviesulys. Ir tada iš naujo turi atras, kas yra tas Mykolas. Tarsi vėl prasideda naujas paieškos. Matau, nejuda, aš sakau, Šaika, blėt, arba jūs juda, žinai, arba, nežinau, kažką daro. Ir na, ir jau kai pramuši tam tikrą dugną, jau tada ten jau nori, nenori, labai aiškiai ateina mintis, kad arba kažką keist, arba aš tus laikau rankoje, nu bet tai gal nieko. Tai gali laikyti kur nori. O kaip degam, nes čia tokį pasidėjęs esu, tai gal nereik tada jo? Tai galim Čia viską, čytinsim labai. Čia matyt bus viena iš Ne, užduočių. viskas gerai, tai čia žinok, Algoda, ne? visiškai, man atrodo, ne nuo šito priklauso. Taip. Tai realiai, žinai, kada paskutinį kartą, kur jau... Žinok, nesenai net iš tikrųjų. Net. Kur buvo? Nes Trakuose reikėjo užkurti, plus Kamado buvo, nu yra toks, namuose turiu. Taip. Ta reikia kurti ten irgi tokius pat, žinai, kaladėlės mėtai tarp tų anglių. Taip, taip. Tada Trakuose kūriau laužą, tai ne laužą, o žydį. Žydį. Jo. Bet to laužo lauke. Lauke Va laužo, tokį vat. paskutinį kartą kūriau vaikystį jaučiu, paauglystį. Nes aš prie miško, prie pat miškelės būdavo pas mane. Nusileidai iš namų, iš daugiabučio. Mhm. Pirmės visą laik miškelį, žinai, miškiniai tokie. Tai nesąmonį prisigalvodavau. Iš kur tu? Iš Kauno, iš Šilainių. Bet tiesiog būdavo miškelis, žinai, šalia tipo. Tai ten viską ir mes visas išdaigas krėstom. Ten jeigu tipo tėvai ieško vaikų, nu kažkur dingė, tarkim. Tai eina į tą miškelį visą laiką. Ir randa, ne? Kartais, nu, geroj stadijai, kartais ten išgėrusi, gal kartais ten kokią cigaretę, žinai, slėpdavosi ten. Nu, parkelis labiau, ne miškelis, žinai. Bet ten buvo galima užkurti, ne, laužą? Dabar ten jau Legaliai. padarytas proper, normalus, su karstyklėm, žinai, vaikams. Seniau buvo tiesiog džiunglė, žinai. Taip. Va. Kas irgi savotiškai gerai. Tai mes ten patys savo kelius pasidarydom, nu toks, žinai, va, toks įdomu. Tokia ir vaikystė buvo. Nu, ta prasme, Obolius ten, laukinė, va, visus jau žinai, kur obolių medis, kur jau eisi ten. Mes po to iš to obolių užsidedė ant šakos, ir tai paleidė, arba svarainį užsidedė ant šakos, ir tai paleidė, karočiui. Ir skrenda vėlia kaip toli. Ir mes kapodavomės ten, žinai, viens į kitą. Gerai, fainai, Mykolai, kaip tu? Nesąmonė prisimastydom. Kada paskutinį kartą? Aš tai dažnai kuriu, nu vasarą tai dažnai tikrai, nes laiką leidžiamės, tai sodybose, tai kažkur, ar miške netgi pavyzdžiui, tai kaip ir dažnas dalykas yra. Bet kaip kolega irgi minėjo, aš irgi turiu namuose tą patį maisto gaminimo aparatą, tai irgi tenka užkurti. Bet aš galvoju taip, kad festivalį vasarą vienam irgi ten toksai didžiulis buvo padarytas reikalas prie Asvejos ežero. Tai aš gal tik tai ne taip dažnai, kai užkuri ir pasėdėt, žinai, tiesiog pabūt, pasėdėt, pasikalbėt, va tai va, nu, tas procesas nuo pat pradžių iki pabaigos, kai seka. Tai va to gal dažnai nėra, bet užkurti tai tenka. Man toks klausimas, dabar tu vadini Dominiką kolegą. Aš visus vadinu kolegom. Čia mano, aš nežinau, kodėl taip yra, aš visus vadinu kolegom. Aš tai sakyčiau, čia toks, kur būna, vietoj sakai, kad tai draugas būna, sakai, aš sakau, kolega, arba kažkaip kreipies taip tiesiog. Nes aš būna bent jau už savęs. Kolega, nes universitete, aš kai studijavau politikos mokslus, tai ten visą laiką dėstytojai kreipdavosi, nu kolegos į mūsų, ta prasme, auditoriją, nu kolegos ten tas, va kolegos. Tai va tas man ir įstrigo matyt, nes aš visus vadinu kolegom, absoliučiai, visus. Aš net mano sesė netgi būna, sakau, kolega, pavyzdžiui, prie tėvų kažkaip, jo, čia kažkoks įstrigęs yra reikalas, kai būna tie žodžiai. Dar mėgsti jaunimą, sakyti. Jaunimą sakau labai dažnai, visus vadinu jaunimu, absoliučiai. Ką jaunimas? Perspektyvus, svarbiausia. Bet tu, Dominika, laikai draugų ar verslo partnerių? Tai yra tokia nerašyta taisyklė, man atrodo. Nu, ne man atrodo, čia tokia yra reali taisyklė, kuri kiek kartų aš ją paminiau, tiek kartų įsitikinau, kad yra teisinga. Kažkada man vienas toks mano, nu, sakykime, kaip čia gal galima partnerių pavadinti, bet mokytojų. Kolega buvęs. Sakė, yra toks visam gyvenimui atsiminti, sako Mykolai, kad su draugais niekada nevalia yra pradėti verslo arba kažką tai dirbti kartu, bet tie žmonės, su kuriais pradedi dirbti kartu ir kurie tampa draugais, tai tos draugystės dažniausiai trunka amžinybę.
Tai man kol kas ta taisyklė pasteisino visais atvejais absoliučiai. Nes mes su Dominiku ir susipažinom per Kanumą, pradėdami Kanumą, kurdami Kanumą. Ir taip patapom draugais. Ar ne, mano Vytas, ar ne, kuris čia toks pas mus yra toks, nu kaip čia pavadinti. Aš girdėjau prieš tai. Partneris, kuris daugiau sėdi prie, kolega irgi, kuris sėdi prie skaičių ir taip, nu, viešai gal nefigūruoja, tai lygiai taip pat, ta prasme, mes susipažinom per darbus, dabar esame, nu, geriausi draugai, ta prasme. Tai tie žmonės, jie vat ir kažkaip natūraliai, man atrodo, ateina. Nes kai tu turi draugą, su kuriuo tu pradedi verslauti, tu jį pažįsti kaip draugą, ar ne, o tu atrodo jį ten į tavo paušinę, ne? Tai atrodo, kad tu jį pažįsti tą draugą, tu žinai, ten kaip nulupta, žinai, ką jis gali padaryti visose situacijose, bet taip nėra. Nes, vat, kai pradedi verslauti ir nutinka kažkokie blogi dalykai, ten iš tikrųjų pasimato, ar ne tos problemos. Tai jeigu net po to tu vis tiek su to žmogum nori būti kartu ir daryti dalykus, tai reiškia jau viskas. Ne, tarsi, nėra ten kažkokių papildomų daugiau etapų, nes bent jau mano gyvenime tai nu, nebuvo niekur kitur daugiau streso patirta negu kuriant arba darant kažką kaip čia. Tarsi, tai jau patikrina per visas pusės. Tai bet man buvo labai įdomu, žinai, ar jūs realiai buvot prieš tai pažįstami kažkas, ar realiai jūs Kanumo ir sujungė ir padarėt tos iš pradžių partnerius, dabar, nu, kolega. Realiai, kolegos, nu. Kolegos, draugai. Dabar jau draugai, sakykime. Dabar jau draugai. Viskas žaivas. Kas kūrė to aš? Tai gal kažkaip bendrai. Su degtukais bandysit? Tai bandom, aišku, su degtukais pradžioj. Taip. Mes pirmam žingsnį jau stringam. O. Yra. Pirmą. Taip, dabar mes šitaip darom. Šiaip kalbant apie tą užkūrimą, kur prieš tai minėjai. Man tai toks biškiai gaunasi tokia kaip terapija ar kažkas tiesiog ramybės. Prie ugnies, taip. Man tiesiog matyti. Pusme yra tokia, kur žiūrėti laužą arba jis kalbengia, kai suka. Man aš ramus. Tiesiog man iškart tokia užima. Betgi sako, kad ten, kaip ten, trys dalykai, kuriuos niekada nepavargsti žiūrėti. Tai yra ugnį, tekantį vandenį ir dirbantį žmogų. Jo, okei. Tai va, tai čia... Imtų dabar šitą dalyką. Nereikia pagalbos vyrai, ne? Nu lyg ir reikia, žinai, vis tiek jau pabandyti dabar patiems. Jo. O tu mums sakyk, ar mes blogai ar gerai čia darom? Kodėl? Aš nieko negaliu pasakyti, nes visi daro viską gerai, teisingai. Metam jau dabar į vidų šitą. Jo, dabar jau čia malka. Kažkas vyksta šiaip, ta prasme. Kažkas atrodo čia darosi. Manau, nereikia net, žinok. Aš manau, kad kol kas jo, čia kažkas. Pažiūrėsim, jeigu neužgės. Sako, jeigu pirmintą neužgėsą, tai kaip ir turėtų jau būti procesas. Jau matosi. Įsidegė, ne? Čia kažkas paruošęs gerai buvo, visas degonės, pratraukimai visi, viskas. Ten, žinok, mes tai pravedėm dujas tiesiog. Tai dabar ten žmogus, ten pro dvarą praėjo, tai jisai po biškį atsuka tas dujas, kad ta ugnis didesnė tokia būtų, žinai. Ir patarė, kad mūsų dūmai visą laiką eitų dar. Žinok, čia kitas žmogus yra kitam krante, jo, kuris pučia dabar vėją, bet jisai toks labai brizas, toks lengvas, kur tu bet nepiktybinis jis žmogus. Tai tikiuosi labai. Bet hebra, kaip gerai, ne? Nu šiaip, tipo, kosmosas, ne? Sėdim, nu, realiai, aš nežinau, pirmą kartą gyvenime čia kažkurį vietą. Užsidegėm, ta prasme, laužą. Sėdim, kalbam. Nu, palauk, laužą dar. Šviesos, nu, tai nereikia prisikalbėti, bet šiaip, nu, kažkokia šviesa šviečia čia filmuo. Nu, tas kosmosas. Okei, tu buvai sakęs čia prieš laidą dar kalbėjom ir tu sakei, kad didžioji dalis Kanumo greičiausiai, ane, tu esi susapnavęs, kažkur kažką matęs ir šitą dalyką tu irgi matėjai, ne? Aš kaip tinklalaidė, mes tinklalaidė norėjom daryti gan seniai. Tik tas formatas visą laiką buvo toks, kaip čia ką padaryti, kaip čia ką įprasminti, kaip kalbėti, kokioj vietoj, ar ne, nes aplinka vis tiek, jinai, nu, tai yra 90%, ar ne, to, pavadinkime, efekto. Tai kažkaip man, kad ir kaip banaliai skambėtų, bet tikrai nemažai dalykų ateina būtent per vat, nu, sapnus, ne? Ir nenoriu čia kažkaip tai labai kaip čia pavadinti, labai... Užakcentuoti tai. Net ne tai, kad užakcentuoti, bet gal tipo čia ezoteriškai kažkaip paversti viso to, ar ne, į tokią ezoteriją nuvesti, bet nu, iš tikrųjų labai daug tų epizodų tokių ir kažkokių kampanijų, pavyzdžiui, mes kai Valentino dienos darėm tą su akimis tokią kampaniją, ar ne, kur ten rodėm žmonių akis. Kad sakėm, kad nu, pasidėkim telefonus, ten nereikia tų restoranų ir viso ko, tiesiog pabūkim žmogų ir pažiūrėkim vienas į kitą. Tiesiog, ar ne, bent jau minutę skirkim tam. Tai lygiai tokiu pačiu principu, buvo lygiai tas pats. Nu, va, tiesiog kažkaip atsikeliu ir viskas, žinai. Tai su tinklalaide lygiai tas pats.
kad aš tiesiog, taip labai aiškiai matau, kaip aš sėdžiu, mes kalbamės tipo ir dega laužas. Ir aš kažkaip atsibūdęs pagalvojau, bliama, bet tai kaip čia krūtai gali būti, ne, kad už mūsų, va, čia ežeras, ne, tipo naktis, visakas. Ta nuotaika yra kardinaliai kitokia, negu ten kažkaip studijoje, su kažkokiais tais mikrofonais, tipo ten kažkas filmuoja nuo piniek. Nu, nežinias vedam. Tas, tas pokalbis va, yra kitoks. Būtent, žinai, labai nesinori kažkaip to formato žinių, ne, kur tipo, sveiki. Jo. Šiandien laidoje pas mane Dominikas ir Mykolas, prisistatykit, kas jūs. Taip, tai ir šiaip dauguma podcastų, nekomentuojant, bet visi kalba apie aktualijas, dažniausiai. Naujų tų podcastų, populiarių gal, sakyčiau, podcastų dažniausiai, kas įvyko šią savaitę, žinai, kas ten nusikeikė mamai ar ten kažkaip, pavyzdžiui. O gal reiktų tokių ir įdomesnių pokalbių, kad ir apie tos sapnus, pavyzdžiui, nes ten Nikola Tesla, tai jis kiek bent jau rašęs pasakė, ten memuarai ir knyga jo, tai kad visi jo išradimai atėjo iš sapnų, jisai pasistato, pasideda ten užrašinę su pieštuku ar ten tušinuku, miega prie lovos ir tiesiog atsikelia su ten kažkokiu naujų užgalvotų įrenginiu ir ten ką, ten jisai labai daug yra visokių išradęs dalykų. Tai po to su muzika ten ir Beatlai yra ten kažkuria iš tų pagrindinių dainų, tai Hey Jude, susapnavo. Man atrodo, Hey Jude, jo. Ar ten Submarine Yellow, kažkurį. Hey Jude susapnavo, nes sakė, atėjo jo mama, kuri buvo mirus vienu žodžiu ir jam pasakė, o gal ne Hey Jude dabar, bet nu vien žodžiu, kažką dainą jis susapnavo kaip jo mama. Mirusi vienu žodžiu ateina ir jam pasako, va tos pirmus du žodžius ir jisai sako visas, parašiau tekstą, tik atsikėlęs iš karto. Tai dar grįžtant pats, kai kur muzika ir smegenys matyti prie pratosios tiesiog veikti, ten vis kažką tipo kurti, nežinau kaip įsireikš, bet kadangi esu dažnai kuriantis muziką, tarkim, gal pas mane ten užsifiksavę, aš irgi esu atsikėlęs ne kartą ir esu girdėjęs sapne savo dainą, kurios nėra, žinai. Savo lyriksus groja kažkaip susimaišę iš visko, ką girdėjęs, beatas kažkoks ir ant viršaus eina daina, aš jos negaliu įrašyti niekaip, aš galiu tik atsikėlęs ten paniniuoti, žinai, melodiją, pavyzdžiui. Tai esu keletą kartų, kur turėjęs, tipo, galvoj, niekur nėra tos dainos, tiesiog, žinai. Aš ją atsikėliau ir girdžiu dainą, kurios nėra. Gal jinai susidėjus iš visko, ką esu klausęs ar kažkaip, bet, kažkaip sugeneruoja pasąmonę tokius dalykus. Tai bet kaip tu galvoji, mes dabar kalbam apie sąmoningumą, apie sapnus, apie kažkokius ezoterinius dalykus, kur tu sakai, nenoriu kaip ir kalbėti, bet realiai, jeigu tu kalbėsi kažkokioje tai jaukioj vietoje, su keliais draugais, mes atviraujam, mes kalbam apie kažkokias ten ceremonijas, apie kažkokius ten seansus, kur tu buvai, ten pirties seansus, tarkim, toks elementarus dalykas, bet irgi jau ta pirtis nėra tiesiog pirtis, kur tu pavanoji ir tu išeini. Ar tu galvoji, kad visuomenė jau pribrendus, nes jūs realiai su Kanumo ir žengė tą žingsnį, kuris ir buvo tas, tai ne vien tik verslas, o mes keičiam ir įpročius, į žmonių rūpintis savimi ne vien tik iš vidaus, bet ir, galbūt ir tas irgi iš vidaus, bet ta kita prasme, Tai kam kilo galbūt ta mintis ir, ar tikrai buvo drąsu ir, tokie, darom, okei, o tai jeigu mus keistai žiūrės, ką darom, nieko, einam. Tai aš biškį įsiterpsiu pradžiai. Jo, žinoma. Tai šiaip brandas be idėjos pakapoto, aš nežinau, kiek jis gali būti ilgalaikis, čia yra dažniausiai. Bet pripažink, daug brandų, kurie daro tiesiog verslą. Davai padarom, okei, parduodam, selinam, kol galim. Žmonės verslus, bet pritrūksta, aš pats stebiu, žinai, daug ir tų reklaminių kampanijų, man taip daug kas labai, Max nukopinta, Max tiesiog apie nieką be idėjos. Pas mus, nuo pat pradžių buvo rezgiama mintis tiesiog, kad turi būti pirma idėja. 2 metus. Jo, gal. 2 metus, apytiksliai. 2 metus mes tik taip apskritai, kol dėjom iki paleidimo. Tai. Ir taip po to tas brandas ir gali tapti ilgalaikis ir taip išlaikys žmonių dėmesį, tą surinkti visą žmonių grupę, kuriem įdomu tai yra tas visas mūsų judėjimas ir tiesiog rinkti, net ne tai, kad parduoti žmonėm produktą, bet surinkti visą, kaip pasakyti, bendruomenę. Taip. Tai manau, nuo to prasideda muzika panašiai labai irgi, sakyčiau.
Nes mes realiai, nu, va čia labai gerai tiesiog, kad kaip muzika, nes aš tai, kai mes darom bet kokį žingsnį, ar ne, tai aš tai visą laiką sakau, kad mūsų tikslas yra sukurti harmoniją, ar ne, ir aš tai, pavyzdžiui, nu, man muzika, aš 7 metus atgrojęs su visokiais instrumentais, ne, tai man yra labai, aš į verslo kūrimą žiūriu identiškai taip pat, kaip kad kurti muziką, nors aš jas kaip ir nesukūręs, ar ne, bet per tą prizmę, kad mes bandom sukurti kažkokią tai harmoniją, ar ne, kuri turėtų labai aiškę pradžią, ar ne, turėtų labai aišku kažkokį tai pakilimą, ar ne, ir turėtų labai aiškę pabaigą, kiekvienam žingsnį, ar ne. Tai aš kažkaip į kiekvieną momentą, kurį mes darom, stengiuosi lygiai tokiu pačiu principu žiūrėti, ar ne, kad mes, nu, vat, sakykime, pirmieji tie mūsų metai buvo labiau apie tai, kad susipažinkit, ar ne, va čia esame, čia yra projektas, čia yra kažkas tai kito. Bet dar mes jau priėjom prie tokio momento, ar ne, kur, nu, reikia grįžti prie tų šaknų, ar ne, apie ką yra tas Kanumo. Tai yra ta mūsų tokia kaip ir, nu, mes viduj, ar ne, aš bent jau taip sakau, tas 2.0, ar ne, versija, pavadinkim taip. Tai mes bandom labai aiškiai surasti tokią terpę, kaip kad, nu, vat, kas dabar vas to sąmoningumo, ar ne, tas, nu, kabutės irgi toks labai išvaizdus žodis, bet arba yra žmonės tie, kurie iš viso nieko nesidomi ir jie gyvena nuo 9 iki 5, ar ne, eina į darbus ir taip toliau, ar ne, ten bando, ten, nežinau, turėti tą vieną kelionę per metus su šeima, kas nėra blogai jokiais būdais, ar ne, bet tarsi taip yra. Arba yra ta labai tokia ekstremumo pusė, ar ne, kurie eina ten gongų terapijos 3 kartus per savaitę, rebefingai, ten onutė taro kortos, ar ne, lytui vienu žodžiu, nu ten pastovus, ar ne, tas dalykas, kur tu negali betų gyventi. O mes einam veikiau per tokį variantą, kur kad, nu, mes nei vienas iš mūsų nežinom jokių atsakymų. Tipo. Ir mes labai nuoširdžiai, vat, ir per šitą vat, su prie laužo sėdint, su dabar su kitais žmonėmis, mes labai nuoširdžiai patys norim eiti aiškintis. Nu šiaip, kaip kas vyksta, kaip kas iš tikrųjų yra, ne? Nu taip tiesiog įdomu, nu realiai nuoširdžiai įdomu. Ir daugeliu yra įdomu, dėl ko visi stebi, žiūri, kas vyksta, kas darosi ir net bando gilintis. Tai mes norim eiti gilintis, nebandydami primesti jokios kažkokios tiesos. Ką daro dabar daugelis tų skirtingų judėjimų, ar ne, kurie čia egzistuoja mūsų tam pasaulyje, ar ne. Vieni sako, ten, tu turi ten, visokie krikščionybė visokios turi daryti taip, ar ne, ten krikščionybė sako kažkaip taip, jeigu čia, nu, religinį polinkį nusukus, bet, nu, elementariai tiesiog kartu visiems eiti tam pačiam lygiai su mintimi, kad aš nieko nežinau, ir pabandykim sužinoti, visi išsiaiškinti, kam prilips, kam nekam, tam neprilips, tai mintis yra neaiškinti, vienu žodžiu. Niekam nieko nesakyti, kaip yra, ką jums daryti, ko nedaryti, nes, nu, aš tai to nuoširdžiai nežinau ir niekas iš mūsų to tikrai nežino. Kiekvieno žmogaus istorija yra skirtinga ir tikslas yra tiesiog, nu, vat, gilintis, visą laiką ieškoti. Apie paiešką, Kanum yra apie paiešką, visom prasmėm. Ir grįžtant dar, sakai, ką pagalvos ten kiti ir panašiai, kad sakai stiprus, kaip sakai, žingsnis, ar kaip tu minėjai. Nu jo, jisai nestandartinis, nu, žinai, jisai toks, kaip ir sakau, glaudžiam rate tu pasikalbėjai, bet iš esmės. Tai va, tai man irgi, ten aš kuriu, tipo, ten trepo muziką ir ten hip-hopas ir ten, čia, ką tu čia, tipo, dabar verslininkas kažkoks. Ne, tai aš tiesiog, mes susitikom su žmonėm, kalbėjom, matėm, kad yra tiesiog, kalbėsi su žmogum ir žinai, jauti tiesiog, kad eisim kartu ir darysim ir čia net jokių ten pasiseks, nepasiseks. Taip, net visiškai. Darom, viskas, darom. Bet taip realiai, nu, taip yra visiškai, jo. Čia dabar ką, gerai, nuo ko tipo pradedam, tai ką man jau ten podcastą, tai palatai, vėl susitarėm čia kaip, ką, nu, žinai, toks, nieko, tikrai, nu, per daug viskas taip nauja. Ar yra, buvo, galbūt ir yra dar, nežinau, kažkokią saugumo tą pagalbę, ne, vat, ar galvojat apie tai, nu, vat, kaip ir sakai, žinai, darom, o kas jeigu ne? O kas jeigu, ar nebuvo iš vis tos, vat... Aš iš savo perspektyvos galiu pasakyti, man kaip darant muziką 5 metus ar 6 kažkur, tai norėjos labai kažkokį naują pabandyti dalyką. Tai čia vat, buvo visiškai neriam ir darom ir žinau, kad, nu, va, Dievas ir let's go, tipo. Nes aš tai, kaip, mintis, žinai, ką pagalvojai, pritraukia, žinai, magnetas. Tai aš mąstydavau apie tai. Ir man vis ateina žmogus, vienas sako, žiūrėk čia. Yra žmonės nori pasikalbėti. Kitas ateina žmogus, čia tie patys žmonės, jis nori. Ai, važiuojam. Reiškia ženklas, reiškia reikia. Jau pas tai kalas, žinai. Jau iš visų pusių, žinai, jau taip tikrai, kad ten vienos durys. Reiškia čia ženklas, tikrai. Nu, nes, va tas, žinai, pas mus yra, aš vat kažkada čia vienoje žinių radijo, man atrodo, ten kažkada laidoje kalbėjau, kad pas mus realiai yra tikrai labai daug tokios nepamatuotos rizikos. Jeigu kažkas lystų į mūsų virtuvę vidinę, ta prasme, vat, kaip kalbam iš tų tokių verslininkų, ar ne, tai jie ten tikriausiai išsižios, sėdėtų ir sakytų, ta prasme, jūs nejuokaukit. Nes pas mus tikrai yra daug sprendimų, kur mes taip, nu, priemam maždaug su tokia mintim, kad, tipo, nu, čia jau net ne 50-50, žinai, gali arba visiškai nepait, arba visiškai pait. Bet, nu,
bet netgi, pavyzdžiui, pažiūrėjus tuos, ar ne, tą patį, pavyzdžiui, Elno, kokį Maską, ar ne, ir kitus, čia gal nėra geriausiai pavyzdžiai, ar ne, bet, nu, patį... Pagrindinį, populiariausią. Atmetus Jo, visus jų ten... Taip, dalykus, čia labiau apie Jo. patį veikimo principą, ar ne, kad jie, nu, eina all in, ar ne, su idėja, ta prasme. Ir tikriausiai, matyti, taip ir yra, ar ne, kad jeigu tu nori padaryti kažką labai didelio, tai tu turi eiti su visapusišku tikėjimu. Tarsi, paeis, nėra klausimo, ar gausis ar nesigaus. Tiesiog tu eini, darai, ar ne, nu, ir turi pavykti. Tarsi galvoju visą laiką mintis ir vizualizacija, kas bus, kaip atrodys tas finalinis variantas. Vat kaip ir čia dabar, kai mes sėdim, ar ne? Arba kad ir tą laužą bandau už. Aš stebiu ir galvoju, kada jau reikės tos pagalbos ir kada reikės jau paimtų kvadračiukų daugiau primest ir dar duodam šansą, į ką jau imsim B variantą. planą. Jo. Tai vat kaip iš to pačiu laužo, lygiai taip pat. Pas mus su Kanuma tokia, nu kaip čia, pavadinkime monologija tokia gal, bet pas mus tas laužas, va tai va greit labai užsidegė. Tai mums gal baisiau netgi buvo, nu man asmeniškai tokia baimė buvo ne tiek, kiek pavyks ar nepavyks, bet kada pasibaigs. Žinai, nes to visą laiką visi kartoja, nu tai čia jau tuoj. Čia pas jūs tas hypas didelis, ten visi mėgsta, visi nori, bet čia tipo jau greitų metų to, žinai, viskas pasibaigs, nes nu kiek čia gali trukti. Žinai, mėnesis jau 2, 3, 4, 5, žinai, ir dar kažkaip visi žmonės dar patinka, dar nori, žinai. Ir vat, bet visą laiką tas yra jausmas. Bent jau pirmus metus tai labai stipriai. Ant tokios visą laiką ribos esi, kad, nu žinai, kili ir nėra kritimo, ne, tai tu natūraliai lauki labai visą laiką. Kada ateis tas, kur tau, žinai, kalts niuksą, tipo. Tai mes tokį gal kitokį niuksą gavom, bet per visokius konkurentus ir panašiai, bet kažkaip, nežinau, atlaikėm. Labai aiškiai jaučiasi, kad kažkas nori, kad čia mums pasisektų. Opa. Gerai. Operatorius. Dėkui labai. Jo, tai... Labai dabar tokį gražų momentą noriu prisiminti, kurį tikrai patys prisimenat ir kuris buvo visai ne per seniausiai. Tai prisiminkim mamos apdovanojimus. O. Aš stebėjau jūs, Kada Vytukas išėjo. Kada išėjo Vytukas ir tiesioginėme eterį gėri. Gėri, vyrui, gėri. Va. Negalėčiau pasakyti to. Nu, davai. O tai mes šrotų neturim gėrių, pala? Ne, neturim, man atrodo, čia kitą kartą. Kitą kartą bus jo. Aš žinok, norėjau paimti, bet kaip tik dar norėjau paprašyti, gal kažkas iš ofiso važiuoja ar gali prigriebti, nes nebeturiu. Dabargi bet kur gali ir į kinus įpilti. Promo! Iki kofeinas gali. Tai reikia, žinai, gaudyt. Bet grįžtam. That's right. Ką jautėt? Toks buvo jausmas, nes žiūrint jūs, atrodo, kad jūs gavot Oskarą, kaip minimum. Jo, kaip minimum, nes tokie vaikų darželį gavo tas, vat, nežinau, prisimenant ten kokį nors ten sunkę vaikystę, ne, ten ir tu gavai mašinėlę, tą pirmą didžiulę tokį. Su pulteliu. Seniai pas mane nebuvo, dar su pulteliu aš šiaip gavau tą mašinėlę ir tu stovi ir galvoji, wow, va čia top, va čia jau viršūnė. Tai... Nu, aš šiais metais nepykstu, kad nelaimėjau apdovanojimo, tai va čia mano buvo apdovanojimas. Visiškai ir toks, kaip kuriant muziką ir kai tie renginiai seniau atrodydavo kaip kažkoks ten žmonių tokių, ten, gal pasakykim, ten kokios nors kitokios ten sluoksnio kito, žinai, žmonės susirenka ten, man taip kaip jaunam, žinai, buvo toks, nu aš toks sukaustytas jausdavausi tokios renginiuose. Ten ant raudono kilimo ir panašiai. Ir dabar stovėt tam renginį ir matyt kaip mūsų produktą, kaip pagrindinį gėrimą, žinai, geria ir reklamuoja. Ir turėjom savo barą, kur ten nealkoholinį kokteilį ten išėjo per 15 minučių 500 kokteilių. Tai toks, nu, toks, sakau, laimėjimas jau tas muzikos tiek nesunervavo apdovanojimus, kaip galėtų. Ne, nu kaip, yra visi, kas nusipelnė, tie laimi, žinai, tais metais šiandien. Tiesiog. Man atsiprašau, Beyoncé 25 metus laukė Grammy, tai... Laimės. Ar tik... Gali būti dabar, jinai čia net nelaimėjo. Jinai prieš kelias dienas ir jinai sakė, kad country albumą ir jinai sakė, aš to laukiau 25 metus. Bet būtent už country albumą, nes jinai tai Jo.
Tai, nu, bet šitoks, Jo, žinai. jo. aš tai Tikrai sakyčiau, fainiausias visoje šitoj patirtyje, aš taip, ir tikrai aš esu šitą momentą labai daug iš tikrųjų. Ir tas buvo labai įdomu, nes po mamos apdovanojimų, kai grįžau Vilnių, toks, žinai, kur to dopamino tokio nebėra, žinai, nes atrodo tiek daug gerų emocijų buvo, tipo, ir kažkaip, ir ta visa patirtis be alkoholio ir be viso ko kažkaip, nu, aš tą nuoširdžiai dedu į kokius top 3 savo gyvenimo momentus. Ne dėl kažkokio ten to, kad ten tas gėrimas ar kažkas, kas irgi yra labai fainai, čia viskas yra labai gerai, čia komandos darbas, bet dėl pačios būties su komanda. Tipo, nu, yra, aš nežinau net kaip apibūdinti, kai tu, man vienas labai žmogus yra pasakęs šią vasarą tokius žodžius gražius, kad sako, Mykolai, kai tu, sako, susirasi savo gentį, tai sako, tu daugiau nieko nebereikės. Niekada. Tiesiog labai aiškiai žinosi, kur, ką, su kuo, kaip daryti ir, nu, visai nebekils kažkokių iš jūsų minčių apie nieką. Tai va toks labai aiškus, bet aš atsimenu labai aiškiai tą momentą, kai tas Vitukas išėjo, ir Dominikas pro mūsų atėjo ir mes visi sėdim, juokiamės ir toks, nu tikrai, tai yra tavo gentis. Jūs stovėjot. Mes ten stovėjom. Ir filmavo tą akimirką. Aš tokį gavalą turiu, žinai, ir sakau jam, man metus užtruko padaryti, tai, nu, realiai metus. Nu, metai ir praėjo. Taip. Tai va, tai kažkaip toks, nu, tas labai, nežinau, toks fainas brandulys susiformavęs yra ir vien dėl to verta yra daryti, ką darai. Tipo, nu, projektas jo, viskas fainai važiuoja, bet jis ir važiuoja tik dėl to, nes yra, nu, Kanumų nėra mano ir Dominyko projektas, tipo, iš viso čia yra, taip, absoliučiai nėra, tai yra beveik 20 dabar žmonių bendras reikalas, kurį mes visi darom. Kiekvienas iš žmonių įdeda savo kažkokias mintis, savo pastebėjimus, kaip ką daryti, ko nedaryti, kas gerai, kas blogai, tipo, nu, yra, sakau, tai yra toks, nu, aš kaip žinai, sakau, atrodo, kad susitiktų Hebra, kuri tapo fainais, visi labai gerais draugais, tipo, ir va, bele ką darai, tau smagu ir dar, tipo, iš to, žinai, važiuoja kažkokie dalykai. Bet čia, man atrodo, aukščiausia fazė. Įsiklausot? Į ką? Nu, į ten pastebėjimus. Oi, kolegų, aš tai labai prisikabinėdavau visą laiką. Nu, Labai, sakau, prisikabinėdavau visą laiką dėl ten, vat, kaip filmuosi, nes labai to cringe faktorius, nemėgstu, žinai, bet tas cringe faktorius irgi kiekvienam skirtingas, bet cringe faktorius kartais ir išlaiko tą žiūrimumą, kad ir to reelso ten, žinai, ar kažko, bet, sakau, prisikabinėdavau prie kiekvienos smulkmenos idėjos, kad, tipo, neatrodyt kažkaip čia taip, vat, blogai, kažkaip atrodo man čia taip max cringe, čia biški mažiau cringe. Nu ir tokius visokius dalykus, viską, žinai, vis kartu ir gvildenu. Kaip išmokot būtent tokiuose situacijose nesusipykti, nedaryti tos minties? Aš mėgstu, žinai, va, taip, iškart suskyla mintis pasakau, o po to... Aš žiūrėjau vieną podcastą, kur tu sakė, ir tu turi daug agresijos. Tai, nu, tai va, priklauso čia nuo gyvenimo, kaip... Etapo. Priklauso, nes man, pavyzdžiui, pirminiai gabalai tai agresyvus būdavo. Taip, aš ten iš tokios aplinkos būdau. Ir realiai net į Vilnių persikraus, ties jaučiu net tokią transformaciją. Ir tikrai tokia ant savęs net, žinai. Ir plus, sakau, va, kai Kanum atsiradot, man iš vis prasivėrė biškiai. Gerai, o tai kaip... Kitos. Kaip tos ginčius sprendžiat? Ar tada paprastai, kompromisą? Jokių nebuvę kažkokių ten... Mes niekad nesame, aš net iš komandos galvoju, niekad nebuvo kažkokio tokio, kur ten viskas, ten, žinai, vos ten uždarai duris. Pakeičiam biškį, ten kažkas, kas nepatinka, biškį pakeičiam, kad geriau. Kamilė Linys buvo, nebuvo, nu. Nu, bet tokių, kad jau baisių, kur uždarai duris ir viskas, tipo, kažkokių buvo pagal uždaryti. Nu, bet tokių, kad... Bet po to jo, tipo, nu atsiprašai, žinai, čia toks, nu, man atrodo, brandos reikalas. Bet čia ir yra sąmoningumas. Nu, visiškai, man atrodo, kad iš esmės, kada, aš dabar neatsimenu, iš kur aš tą girdėjau, bet kada tu matai tikslą ir tas tikslas, man atrodo, tavo žodžiai, kada tas tikslas yra visų vienodas, tu žinai, dėl ko tu darai, nu, tu nesvarbu kokiais keliais, bet tu vis tiek. Jo, visą laiką Mykolas mini tokį, kad net ir jei gali ten nueiti kažkur, net ten savo keliu, vis tiek į tą pačią srovę gyvenimą, žinai, kur tau reikia būti. Taip, tai daugiau pamokų pakeliui gali būti, žinai, vienintelis dalykas, bet šiaip tai, aš sakau, nu, tipo, man atrodo, kad mes dabar ir esam va tam jau momente, jau va ypatingai po metų, kur jau plius minus, nu, nebūtinai aišku iki galo, bet taip ir neturi būti, bet jau kur matom pakankamai panašiai, kas dabar turi vykti. Nu, ta prasme, nu, į ką čia turi virsti, ar ne? Kas turi būti, kas turi atsirasti, ir ne, taip toliau, kad tai jau tai seniai nebėra bent jau mūsų galvose apie gėrį, ar ne? Tas, nors gėris yra tas mūsų flagmanas, bet tai jau bent jau galvose jau seniai apie tai nėra ir jau dabar tai, nu, jau kažkaip tai jau įvyksta, ar ne? Va, tas išėjimas truputį nuo to, ar ne? Kas tai gali būti. Gyvenimas, nu taip. Abudu tu sakei, kad ir vartoji alkoholį ir gyvenai kitokį gyvenimą. Pas tave irgi agresijos buvo daug.
kaip Nesakau, kad pasikeitė jos nėra dabar, nu, to prasme. Okay, bet kaip pasikeitė tas gyvenimas ir kodėl jisai pasikeitė? Nu, kas buvo tas, žinai, Pasmeti gal tiesiog. Sakai, atsikraustė į Vilnių. Jau, Jo, šiek tiek tiesiog kita gal aš kai aplinka. pradėjau daugiau koncertuoti ir tiesiog daugiau uždirbti, biški daugiau laisvės tokios turėti savo. Ir taip pat biški apsitvarkai tą gyvenimą. Nes kai būni, Šeima dar, aišku. nu, šeima, čia kas be ko, bet, ta prasme, kai būni jaunas ten be pinigų, toks iš rajono, toks, nu, reikia daug auklėjimo. Daug. Pats save vis stengiuosi, žinai, tvardyti ir tenais. Pergalvoti jau kartais, ką sakau, nes, nu, esu ir nukentėjęs nuo to ir taip toliau, tai tiesiog, kad pasikeitė gyvenimas. Nežinau, kiek iš savęs, bet tiesiog jaučiu tobulėjimą asmeninį, kasdien, realiai. Ir stengiuosi tų savo tokių klaidų gal nekartoti. Ką esu kur leptelės kažkur, aš nepasakau. Nu, bet, kaip sakau, visiems žmonės esam. Visi mes žmonės ir nei vienas nesam šventas. Paprastas žmogus. Paprastas, tiesiog. Žmogus. Ką tu Tikrai žmogus taip. gali? Ar pasikeitė tavo iš esmės rutina gyvenimo, nu, va, ten atsirado kažkokie tai... Tai jo, tai tiesiog, kadangi kaip atlikės, šiaip apie naktį kalbant, dabar va, esam tamsoj, žmonės naktį kitaip net bendrauja, jeigu esat pastebėję, kad tiesiog kitaip biškiai atsiveria žmogus, žinai, naktyje, tai net ir tos idėjos, kur tarp 3 ir 4 nakties vaikšto, jos nebūtinai tau dieną atsikėlus gali atrodyti kaip gera idėja, gal ten tik atrodė, žinai, nes, pavyzdžiui, yra daug kartų buvo, kur įrašau gabalą 3-4 ryto, atsikeliu kitą dieną, neatsimenu, ką įrašau, paleidžiu ir nustembu, nes atrodo kaip, nu, ne aš čia rašiau, atrodo, žinai. Tai va tokių, dar grįžtam palauk, kai mes, kad ar pasikeitė rutina, ne? Jo, tai dabar atsirado daugiau... Atsirado kažkokių tai, jo. Šiaip nežinau, tai tiesiog, meditacijų, galbūt dar kažkokių praktikų, nu, aš į tą pusę realiai vedu, galiu žinai. pasakyti, kas pasikeitė, jo, realiai tai pasikeitė taip, kad sportuot pradėjau ir, tipo, visai Kas sportuoji? neapleidžiu, tiesiog į salę einu į pirtį visą laiką, stengiuosi tos cold plunges, cold shower daryti, sakau, žiauriai patinka ir jaučiu sveikatui, kad imunitetas sustiprės, nes aš, pavyzdžiui, žiemą po 2-3 kartus sirgdavau. Tai ir kas rodydavo, kad ir blogas maistas, viskas, ir miegas, viskas blogai. Dabar tiesiog anksčiau keliuosi, kai yra reikalų kokių, būna, žinai, visokie filmavimai va kartu ir dabar, aišku, dabar vakare, bet turiu minėti tikrai padaugėjo reikalų ir darbų, tai va, tas ir yra pokytis mano. Ir sakau, sportas, tai va, jaučiasi ant sveikatos. Paskutiniai čia 2 metai mano. Okay. Tai va. Tu. Tai alkoholikas. Pas mane, jo, dėt, nėra visiškai iš to, ne. Kažkada dar buvo labai baisu sakyti, tipo, bet jo, tipo, nu taip, aš turiu priklausomybės geną, tipo, tai yra visiškai, nėra čia kažkoks, tai žinai, tai aš, tarsi, su tuo, žinai, gal taip pasakysiu, tipo, čia, kaip čia, kolega pasakė, žinai, nes turime kolega, kuris 15 metų negeria, kad reikia pramušti dugną tam tikrą, ar ne, ir jau kai pramuši tam tikrą dugną, jau tada ten jau nori, nenori, labai aiškiai ateina mintis, kad arba kažką keist, arba... Tai pas mane labai elementariai, tipo, tas pats taip ir nutiko. Pramušai dugną? Pramušau, nu, mano nuomonė, tuo metu gyvenime pramušiau dugną, tipo, žinai, tam tikrą. Nebuvo, kad jis ten kažką aš ten būčiau labai blogai padaręs, gal, nu, žinai, persėję, dabar jau kai žiūriu retrospektyviai, tai ten Jėzus Marija, bet tiesiog, kad, nu, taip atrodo, nes aš taip labai prastai vertinu, mano yra priimamų sprendimų sėkmės procentas kažkoks, na, ir aš turėjau iki kokių 20, taip, nu, grubiai vienerių, ar ne, sakykime, pas mane buvo labai aukštas visą laiką. Nu, pradėjau dirbti, ten viskas tas važiuoja. Aukštas turi minėti. Nu, kad gerai, taip, jo, visų jo sprendimai visą laiką buvo tokie, kur, nu, viskas labai gerai ir tu pas dėl to geriau jautiesi, žinai. Ir tada, kai prasidėjo, vat, nu, atsiradus daugiau resursų gyvenime, ar ne, pavadinkim taip, gal atsirado ir tada daug naujų žmonių kažkokių, ar ne, atsirado tie visi vakarėliai, visa kas, ar ne, o aš lygiai taip pat esu ten iš rajono visiškai pas mus, kai man 16 metų buvo pas mus dar organizuodavo ekskursijas į Vilniaus centrą, iš Vaidotų. Čia 12, gal 13 km nuo Vilniaus. Bet vakarėliai prasidėjo ne apie Kanumą kalbam, nu turime jau baiginėjus. Jo, tai va tame ir esmė, kad jeigu
kad jeigu apskritai toliau čia tie dalykai tęstų, tai Kanamo net ir nebūtų matyti, bet jis nebūtų Greičiausiai. kažkaip Tai dalykas. tikrai žymiai lėčiau viskas. Mes manyčiau. 2 metus teoriškai ir trūkom realiai dėl to, nes aš dar tūsinau labai stipriai. Tarsi būtų tikriausiai ten dar Negalėjau gerokai. atvaryti. Rimtai. Čia labiau aš būdavau pramiegu, bet... Jo, gal jau nesutikimus, bet nu, tu neturi niekad aiškios vizijos. Ir štai pradėjau pastebėti tokius momentus, kad aš net nebežinau, ką daryti, žinai. Ir aš per savo 20, kiek tuo metu, 3-4 metus aš niekad neturėjau tokio momento. Ir man tas taip aiškiai kikino, kad aš tiesiog atsikeliu, aš nežinau, nei ką daryti, nei kur eiti, nei ką veikti, prasme. Ten Dėl alkoholio turi minėti? Nu, net ne dėl alkoholio iš esmės. Nu, mano buvo pirmas, žinai, dalykas, kuriam aš tai, kurį prirašiau, žinai, prie to. Ir laiko praleidimas, žinai, gaunasi, tada ten santykiai sugriuvo, ten vienu žodžiu, ten tikros veiklos irgi ten kažkaip netaip prasidėjo. Taip atrodo, viskas sukrito į kažkokį tai vieną tokį lievą reikalą, žinai, Kanų mes turim paleisti realiai ten už 3 savaičių, 4, žinai. Tiksliau tai buvo, gal kad aš kai mečiau gerti, ten visai kiti dalykai buvo, ten jau grinai dėl tūsų ar ne, bet tada, kai tie 3 pirmi mėnesiai ar ne, praėjo to negerimo, mes turim Kanų paleisti už kelių savaičių, mano ten santykiai sugriuvo, tas ten irgi negerai, ten vienu žodžiu, ten dar namus įsirenginėjau, nu, daug tokių problemų. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, blemba, kaip man tada labai toks atėjo aiškus momentas, kad kaip man yra sunku negerti, tarsi. Dėl to, kad tu draugų tų nebeturi, kurie buvo, ar ne? Pasikeičia. Ten, aišku, kažkur kažkam dar kažko esi prisakęs, pridaręs. Tik tada tu pradedi galvoti, blemba, kaip aš viso galėjau tai bendraužinai su kažkuo, tipo, nu, apskritai. Tarsi, kad aš, nu... Ir tada iš naujo turiu atras, kas yra tas Mykolas. Tarsi, vėl prasideda naujas paieškos. Kas man patinka, kas man nepatinka, ko aš bijau, ką aš mėgstu, ko aš nemėgstu, žinai. Tarsi, atsikeli šeštadienį ryte, tu nežinai, ką veikti. Nes, nu, tiesiog tu nesipratęs prie tiek to laisvo laiko. Ir tada prasideda toks labai, nu... Sakyčiau, toks vienas baisiausių gal gyvenimo periodų, tipo, nes tu esi toks labai vienišas, žinai, jautiesi. Atrodo, kaip yra tų žmonių šalia, bet kaip ir tu jų atrodo neturi, tu nežinai, ką daryti, kaip ir norėtum išeiti tą miestą, bet labai baisu išeiti, nes vėl kažkas nutiks, vėl grįši, ar ne vėl į tą patį reikalą. Tai vat kažkaip, bet labai, sakau, džiaugiuosi, nes atradau, vat ir tą vėl kažkaip, vat, tą visatą, sakau, nu, kažkaip jinai sugeba atvesti tuo metu, kada reikia kažką, ko reikia, ir atsirado tų tokių žmonių, kurie kažkaip mane... Žinai, kaip tą šunį prieglūdai paėmė ir išmylėjo į gyvenimą atgal. Tipo, tai ir arbata atsirado mano gyvenime, ir per tos arbatų žmonės skirtingi atsirado, ir tų veiklų visokių skirtingų, ir tų santykių su žmonėmis tokių tikrų, žinai. Padypinam biškai, man šiaip labai fainai, kad mes pagaliau galim atvirai, žinai, kalbėti ir sakyti ten, tas juokingai skamba, žinai, nes, nu, tai greičiausiai, jo, prašau, tai filmai ten sugadino, nes sveiki, aš esu alkoholikas, bet, nu, nebijot pasakyti, kad taip, aš turėjau problemų, taip, nu, buvo taip ir taip, bet aš pasikeičiau. Kaip, bet, vat, žinai, labai įdomu, kaip pasikeitė, nes iš esmės aš irgi buvau tusovčikas. Prasme, aš išeidavau ketvirtadienį vakare ir grįždavau namo pirmadienį vakare ir antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis buvo tam, kad uždirbt pinigų ir toliau tūsint. Nu, bet tada tu priimi kažkokį sprendimą, nes, kaip ir sakai, pasiekė dugną ir okei. Arba aš judu žemyn, dar vieną dugną, bet paskui jau nebebus, žinai, ir tada jau bus viskas. Arba tu tada keities, bet tada vat atsiranda tas momentas, kada tu keities ir kada vat tas vienatvės, ne? Nes kaip ir draugai jau tau nebeskambina, nes tu neįdomus, nes tu nebesitusinė, ne? Tu nebe ten, nežinau. Jie toliau tusina. O tu sėdi namuose jie toliau vienas. tusina, jo. Ir Tai ką, vat kaip išgyventi, vat kaip išbūt, nes, nu, realiai gali būti, kad žiūrės, žinai, ta auditorija jaunų žmonių, kurie irgi gyvena ir išgyvena kažką tai panašaus ir sakys, blėt, nu, aš esu, atsiprašau, aš esu toj pačioj vietoj ir kaip man dabar elgtis, žinai. Tai mano toks iškart kylanti mintis iškart, kad tiesiog ieškai va, paprasčiausio gali dalyko nuo pirčių pradėti, kokių, žinai, tarkim, eiti pirtis va, į arbatų ceremonijas ir aš tiesiog iš daug ko labai girdėjau, kad ir ta pati arbatų ceremonija yra viena veiksmingiausių Arbatos labai priklausomybėm gydyti dalykų. Tai yra, žinai, gal toks dalykas, kad... Keista aplinkas. Yra gal problema ne tiek, kad dingsta... Bet žinai, tas baisu keista aplinkas, nes, nu, tu nežinai kur, net nuo ko pradėti. Jo, nes tu pripratęs eiti į klubą. Tai tai tu pradedi dabar eiti tada, va, eini į kažkokį, va, daug kasgi Vilniuje ir Kaune, va, maratonus bėga, ten bendruomenė, žinai. Va, grinai, kad ir sporto klubai, viskas yra tiesiog, va,
kaip ir padėtas tas Bet matai, atsakymas. bet problema, bet čia yra esmė, kad, nu, aš bent jau čia tokius, mano, aišku, empiriniais tokiais faktais, mano asmeninė istorija, bet ta prasme Mes yra... asmeniniais istorijais. Jo, ir jo, vadovaujamės bet šiuo kad, atveju. kad problema yra net ne tame, kad tų veiklų, žinai, tai aišku, kad žinai daug. Tai tarsi ten bet kam pasiskambinsi, kas negeri ir pasakys, va, jo, tai va, sportuok, kiek tą daryti, bet tu kiekvienam tam žingsnį vis tiek tu visą laiką turi, nu, tą labai aišku, va, A arba B, ne, tas variantas, kad tą variantas yra, okei, aš galiu bandyti, eiti, daryti ar ne, bet tada galvoju, bliama, bet tai gal aš neturiu tos problemos, šiaip, žinai, nu, va, pavyzdžiui, mėnesį prabūni ir, tipo, bliama, tai gal man čia viskas įtvarkoja, žinai, iš kitos pusės, tipo, ir aš, va, ypatingai tie pirminiais mėnesiai būna baisiausi, nes tu esi visą laiką tokiam, kad, va dabar, pavyzdžiui, kaip atrodo, žinai, aš jau čia tos metus skaičiuoju, tipo, ir, bliama, atrodo, kad kartais save pagaunu ir galvoju, tai gal čia man niekur nėra, reiškia, žinai, gal čia viskas įtvarkoja. Bet labai greitai tu taip save nuleidai ant žemės, prisimindamas, žinai, kaip tu, ne tai, kad tu geri, bet kaip tu ilgiesi, nu, tarsi kaip tu ilgiesi gerdamas, ne kaip tu negali sustoti, kaip tu bendrauji, tarsi koks tu, nu, yra daug skirtingų dalykų, tai kas man bent jau asmeniškai labai padėjo ir čia nėra, iš viso yra tokių dalykų, jokiais būdais nereikia nei bijoti, nei kažkaip kitaip, tai visų pirma, psichoterapeutas, tai yra absoliučiai būtinas dalykas. Absoliučiai. Tarsi tai yra net... nebuvo kūriška pas terapeutą. Nu, tai va, čia kaip sako daugelis, žinai. Tai nu, vat čia- prieisim prie to dar. Jo, jo. Tai yra, ką tu čia? psichoterapeutų yra irgi labai skirtingų, to prasme, yra psichoterapeutai ar ne, psichoterapeutai ar ne, bet yra, nu, geštalto dabar ar ne visokių, tai yra iš viso labai nuostabi praktika, dabar labai daug tuos mokslus pabaigusių žmonių, kurie truputį žiūri iš tos tokios gilesnės pusės, ar ne, ir dabar tų vadinamų vedlių mokytojų, ar ne, kabutėse, tik labai svarbu atsirinkti juos teisingus, ar ne, kurie gali irgi padėti. Bet dienos pabaigoje, tu ko tu ieškai, tai tu ieškai neįpareigojančio pokalbio, ar ne? Nu, va, su kažkuo tiesiog galėtum, va, kaip čia, va, atsisės ir pasikalbėti. Reikia žmonių šalia kažkokių, tai reikia kažkokių, tai, nu, hebros, pavadinkime, va, genties. Genties, žinai, jo. Tai va, man kas galbūt labiausiai, taip, nu, tempė visą laiką iš tamsos, tai be abejonės yra darbas, vienareikšmis dalykas, nes aš tada jau susikoncentravau į tą kanumą pilnai ir ten, nu, dėl to, kad ir labai džiaugiuosi, nes nebuvo kada kažką veikti kito, ar ne, tiesiog tu visą laiką į judesį darom, kai pas mus pirmas mėnesis tas išvažiavo, ten tas, anas, ten su tais dirbsim, tą darysim, žmonių tu augai, žinai, ir tu esi tokioj, nu, rutinui kažkokioj pastovioj. Bet šiaip bendrai paėmus, tai yra jo, šitas 12 žingsnių programa, pavyzdžiui, ar ne, aš turiu tikrai ne vieną draugą, kurie ir sėdėjo, ir metus prabuvo, ir tose vienuolynuose leido laiką, ta prasme, ir jeigu tu jauti, kad yra problema, nu, tai reikia tvarkyti, ar ne, nu, dienos pabaigoje, tu negali jos užkasti kažkur tai, ar ne, nes būti vienam arba eiti, vat, irgi labai svarbus momentas, kad, kaip sako, kai tu pradedi eiti visokias praktikas, ten, vat, visokio gongų terapijos, ten rebefingai, visa kas, tai tu iš esmės jungis kalbyklę tokią, ar ne, nes tu netvarkai pačios problemos, tu ją skandini, ar ne, įvairiose praktikose, nu tu bėgi realiai nuo jos, kaip bežiūrėsi, ar ne, iš vienos pusės atrodo, kad tu gilinėsi, bet iš tos pusės tu iš tikrųjų bėgi, ar ne, tai nėra feisinimas tos pačios problemos. Praktikoje, ar... Nu, vat kaip, pavyzdžiui, praktikoje, jo, kai tu neperės, ar ne, kai žmonės galvoja, kad, va, ten, nežinau, išsiskyriau su žmogum, nu, tai ten kaip pavyzdys, ne, tai va, eisiu dabar ten gongų terapijos, visokias prasideda mokyti, visokias. Tai irgi yra tam tikras kalbyklė, ar ne, nu, kai vat, man yra toks vienas žmogus gerai pasakęs, į kurią tu irgi įsisuki, ar ne, tai nėra, nu, tas tam tikras ir čia gal daugelis šiaip nesutiks su manim, bet man irgi toks, nu, žmogus, kuris man tikrai... Jo, kuris man padėjo išlipti iš to viso reikalo, man pasakė, kad, žinok, Mykolai, aš tau pasakysiu taip, kad kartais tiesiog biškai reikia padegti tam savo vidiniam pragare, tipo, pasikankint truputį, realiai, viduj pabūt ir pasikankint, neieškot kažkokių ten iš karto draugų, kažkokių, nu, veiklų, kažkokio kito, bet, nu, biškai pabūt. Ta prasme, skauda jo, lieva jo. Čia kaip panašiai, nu, ta prasme, jeigu išsiskiri, ne, ir tada puoli į kitus santykius, nes, nu, taip kažkaip... Nespės pagydyti. Čia iš viso blogai, čia jo. Nu, čia panašiai yra irgi. Yeah. Kur, nu, tu toks nesprendi gal daug ką problemos. parodo apie praeitus santykius ar kažką? Gal apie praeitus ne tiek, bet veikiau parodo apie žmogų, žinai, kad jisai, nu, tu turi pradžiai suprasti tikriausiai, dėl ko jie baigėsi, ar ne? Kas įvyko, žinai, daug skirtingų dalykų. Ten, jokiais būdais aš ne ekspertas, bet taip, nu, bendrai kalbant, visokio arba alkoholį, ar bet kur kitur, reikia laiko, ar ne, kad tu galėtum pagyti. Nes tai visais atvejais, tai yra, nu, reikia laiko, kad tavo vidus sugytų truputį. Tai, pavyzdžiui, kas labiausiai padeda žmonėms, tai yra savanorystė. Tai yra numeris vienas dalykas, tikriausiai, kurį reiktų daryti, metant alkoholį, nežinau, va, ten įvyksta kažkokia trauma ar dalykai. Nu, aš gal ne tiek, kiek savanoriavau, šią vasarą turėjau ten tokį trumpą epizodą, gal pavadinkim tai, bet aš galbūt bendravau su tai žmonėm, kurie savanoriauja, žinai. Mano savanoriavimas toks dalinai per darbą gal vis tiek pasireiškia, sakau, aš turiu ką veikti, bet tie žmonės, žinai, kurie dirba ten tą 9-5 ar negi pavyzdys kažkokį, tai kur ten yra to daugiau laisvesnio laiko, kai tu jau žinai, kai tu net nelauki, kada tu grįši namo, nes tu žinai, kad tu vėl būsi vienas ir tu vėl save marinuosi, žinai, visą laiką. Nes kai pradedi gyventi nuo darbo, nu, to momento iki kada tu grįši, kad greičiau užmigti ir vėl atsikelti, nes, nu, kad tavo, žinai, tas rauta kažkas tu užimtų, tai jau prasideda nulėvė momentai.
Tai savanorystė yra irgi labai nuostabus žmonės, tenai tikrai labai geri. Man labai šiaip dabar pasakė apie savanoriavimą ir aš prisiminiau savo vieną klientę, kuri yra labai rimta, dirbanti banko struktūroje, moteris, taip. ir jinai savanoriauja jaunimo linijai. Ir vat, man taip galbūt netikėta iš jos pusės buvo, žinai, tokia rimta moteris, nu, netrūkstant nieko, jai ten viskas, gyvenimas puikus. Ir jinai, vat, taip leidžia savo ten dienas, kartais vakarus, naktis. Tikrai yra labai daug tokių, aš labai ne vieną pažįstu. Yra, sakau, festivaliai, kurie vyksta vasarą, ypatingai to, vat, nu, kas bando gilintis tą sąmoningumą savo, ar ne. Ir ten aš tikrai esu sutikęs tokių, nu, žmonių, kuriuos mes matom per televiziją kaip labai rimtus verslininkus, ar ne, kurie ateina, maistą dalina, ar ne, kurie gamina maistą, tarsi žmonėms, kurie ten kerta medžius, ar ne, tam, kad kurti valaužus ir visą ką. Dėl to, kad kiekvienas iš mūsų, nu, tu nori, nenori, bet tu ieškai įprasminimo kažkokio. Tai visiems reikia prasmės rezultate. Tai darbas, tai, kad jis atneša materialę kažkokią tai gerovę, tai nėra įprasminimas. Tai yra tik tai, nu, gyventi, tai yra materialaus pasaulio kažkoks, tai va tam materialiam pasaulio, kuriame mes gyvename, tai yra išgyvenimo forma. Nu, tai yra bet susirasti prasmę, tai yra... Metai, knyga apie tai yra, ne? Ne apie darbą. Donelaičio metai. Nu, vienas iš epizodų, jo. Tai va taip ir ganas, reikia prasminti save. Nu, prasmės, paieška yra apie viską. Tipo, tai yra esmė gyvenimo viso ko. Ir žmonės būna, kurie ieško visą gyvenimo tos prasmės, kiti ieško kažkiek tai trumpiau. Bet kaip nekeista, kažkaip mes šitam visam pasaulyje dažnai labai atrandam duodami kitiems kažką tai. Eiti padėti, nežinau, ten eiti pabūti su seneliais kokiais, ar neiti maistą padalinti, ar kažkur kitur. Nu, nori, visą laiką pasidaro geriau po to. Nu, natūraliai. Absoliučiai. No. Man galbūt... Sakyk aš po to. Man galbūt, žinai, kada žmonės kalba apie tai, kad duodi ir tada tau atgal grįžta, ne? Tai aš buvau kelis kartus Burning Man festivalyje ir jisai yra apie tai. Apie jo davimą. Tu ten nieko nėra. Nėra valiutos, kiek girdėjau, ne? Nėra valiutos pinigų. Ne, valiutos ten visiškai nėra. Netgi oro uostas nori paskraidyti, eini ten iš ryto į eilę ir tada ten skraidina nemokamai. Okay. Wow. Tai bet realiai ir yra... Nežino, kas tas festas, nu, žinai, iš auditorijos gal net. Tai gali būti, pasidomėkit. Tie faktai įdomus, nes aš kai išgirdau, tai man labai buvo įdomu, kad nėra valiutos, kad ten didelis yra labai atstumai tarp, ne? Ten yra labai dideli atstumai, ten pavaikščioti tai nepavaikščiosi. Ir vat, būtent galbūt skirtumas tų festivalių, kur mes pripratę, ne, ten lietuviškus festivalius, arba užsienio festivalius atvažiuoji, tu eini su ta intencija, kad tu sumokėjai pinigus ir dabar vat, mane linksmins, ne, vat apie tai yra. Tenais tu nuvažiuoji, sumokėjai labai didelius pinigus, nuskridai labai toli. Pats. Ir tu turi linksmintis pats, realiai. Tu linksmini kitus iš esmės, bet tie kiti linksmina tave. Ir va, tas ir gaunasi, žinai, mes dar vadinam apply provide, kur tu kažkam kažką duodi. Kaip pavyzdys, mes pirmų dienų ir mes einam į tą deploy, ten yra žodžiu. Ir dvi tada... Jisai vyksta regione. Yra Nevadoje, Amerikoje, jo dykumoje. Ten žiemą va, dabar būna ežeras, jisai negilus gal iki kelių, kartais būna, kartais ne, priklausomai, o šiaip paskui nusėda vanduo ir būna lyguma. Ir mes einam karštą tenais, iki kiam laipsnių būna ir kažką, ir varo porelę tokia vyresnių amžiaus ir jie tokie, hi guys, ten iš kur jūs, nu, tradiciniai tie klausimai tokie, sako, norit skarelės? Jo, okei, kodėl ne? O jie ant dviračių, prie dviračių padarė tokį vežimėlį, ant kurio pastatė kulerį, ten ledo, pridėjo tų skarelių ir tu įsivaizduoji, tau yra kiam laipsnių, tai yra, nu, šilumos ir tau ištraukia tą šaltą skarelę, uždeda, užriša ir tu toks, fuck. Kažkoks viskas nerealus dalykas. Dabar, absoliučiai. Tai ir atrodo, viską ne viską, bet sumokėtum, bet tau reikia dabar va. Taip. Šito. Labai geras, vat, mes nesenai su savo draugų kalbėjom ir patį pirmą kartą, kai mes jau išvažinėjom iš Burning Mano, ten būna ten didelės eilės, ten stoja po 4, 5, 8, 10 valandų ten ir važiuoti, ir išvažiuoti kartais.
Ir mes tokie sėdėm ir lemba benzas baigėsi, kondicionierių negali įjungti, nes taupai benzą, o nežinai kiek stovėsi ir tokie, kaip norėčiau dabar ledų, šalto. Ir eina čiūvas. Ir dalina ten, neatsimenu, kažkas šalto buvo. Tai, nu, va, kiek tu duodi, tik tau ir grįžta, žinai. Ir va, čia ir yra apie tai, va, apie savanorystę, žinai. Ir realiai būdamas tenais, tu supranti, kad tokių principų gyvenimas gali suktis ir tokių principų tu gali gyventi, visuomenė gali gyventi. Toks. Nu, čia įdomu. Nu, matai, čia irgi toks klausimas, žinai, iš kitos pusės. Čia, man atrodo, kasgi palauk kalbėjo, amžinatis Nekrošius, man atrodo, sakys, yra, ne, kad toks pasaulis, ar ne, kuriame viskas yra, nu, tik tai gėris, nes dienos pabaigoje tai yra tik tai gėris, ar ne, kaip bežiūrės. Nu, tai yra, aišku, utopija. Utopija, žinai, jo, aš irgi norėjau sakyti, čia visiškai utopija. Utopija, bet tai nereiškia, kad tai nėra teisinga. Na, kaip pagalvoju iš kitos pusės. Aš manau, kad bet kuriuo atveju greičiausiai jau tavo batas rūksta, bet čia viskas normaliai, ne, jame. Gerai, kad pasakyčiau. Nu, ir toks žiūriu, dumas eina nuo pado. Bet kaip užsidė ugnis mūsų, ką, klausyk, čia kosmosas. Nuo nulio, ne? Jo, utopija, matyt. Bet nereiškia, kad tai yra neteisinga. Tai va čia tas yra labai svarbu. Bet kuriuo atveju, man atrodo, finale atsiras kažkoks blogiukas, Dominikas, kuris sakys, davai padarom, ką nors įdomaus. Padarom vietoj gėrio blogį. Nes vėlgi turi būti balansas, ne? Nu, gyvenime yra toks ir gėris ir blogis. Kine protagonistas ir antagonistas, ar ne yra. Bet kaip bet kur kitur, visam pasaulyje taip yra. Tai yra, nu, storyline'as braižomas, ar ne, kaip bežiūrės. Natūraliai čia netame tikriausiai esmė, bet šiaip, kad, nu, tu negali, čia kaip Matrica labai fain yra, bet mano mėgstamiausias filmas ir Matrica. Aš matęs 1000 kartų mažiausias tikriausiai. Tai yra labai toks krūtas momentas, kur pasakojat apie tai, kaip skūrė tą pirmąją Matricą ir sako, skūrėm pasaulį, kur yra viskas tobula. Absoliučiai, viskas tobula, visakas ir sakė, jis skriuvo po kelių dienų. Nes žmonės net laikė to, ar ne? Nes nėra pasirinkimo. Ar ne? Pasirinkimas yra kaip ir mūsų toksai, sakykime, faktinis dalykas, ko mes skiriamės nuo, sakykime, nesiskiriam, bet kas žmogų padaro žmogumi, ar ne? Tai tik tai klausimas, žinai, ar mes tos pasirinkimus jau čia vietoj galvojam, ar tai pasirinkimai yra atlikti. Ir tik mes ateinam čia suvokti, kodėl mes juos padarėm. Tai va čia klausimas yra, matyt, vienas iš pagrindinių tikriausiai. Ką, Dominikai, tau reiškia ta frazė, bet ne šiaip, kad tiesiog būti čia ir dabar? Kur mes labai dažnai vartojam, ne? Labai populiaru dabar būti čia ir dabar. Bet tai nelysiu daliau į apmąstymus savo. Jo. Ką tau reiškia, jinai? Manau, kai būni čia ir dabar. Ar dažnai naudoji? Tai yra viena geriausių vietų būti, nes jeigu galvoji apie ateitį, tau kyla anxiety, jeigu galvoji apie praeitį laik, tau kyla depresija, stresas, nežinau kas. Bet nu, matyt, jeigu blogi pasirinkimai tuo momentu ir per daug nemastai, kas įvyko praeityje ir per daug nemastai, kas bus ateityje, tai tu gali būti gal ramesnis tiesiog, žinai. Nesakau, kuo daugiau galvoji, kaip čia rytoj. Dabar man tą podcastą reiks ten kalbėti. Ir kol negalvoji, kol netisėdi čia ir tiesiog ramus vietoje savo, jokio nekyla, jokio streso ir viskas. O rytoj bus rytoj. Kai būna man koncertas, man neišeina nestresuoti, nes rytoj kaip susitvarkais? Rytoj turiu koncertą ir rytoj, kai atsikelsiu, manęs negali niekas nei trukdyti, niekas man negali, tikrai tą žodžio prasme, knisti proto, niekas manęs negali pykdyti, nes man po to tai visos dienos, nuo kai pradėti dieną, visa eiga įtakojasi, žinai. Tai stengiuosi kuo mažiau aplinkinių dalykų ten stebėti, nežiūrėti telefoną, atrašyti tik tais, kas reikia, nes kitaip man gali kažkas sugadinti ar tai nuotika, ar kažkas gali įvykti ir man neišeis atlikti savo pagrindinio tos dienos darbo, tai koncertą. Kaip ir su podcastu šiandien, tarkim. Aš žinau, kad man podcastas šiandien, ir aš vis tiek nugalvoju, kad man šiandien bus podcastas. Ir aš turiu pasirodyti, vis tiek turiu šiuopinti gerai. Tai kuo mažiau, ir tu sakai, kaip su to kaip tu tvarkaisi jo su to stresu. Čia tarkim pavyzdys, aš kad ir žiūriu, ar tai internete kažkokius intervus ar kažką, ir daug kas
nedaugas, bet kai kurie sako, aš stresą paverčiu į excitementą, tipo, aš būnu excited, žinai. Taip. Tai yra daug skirtingų stresų, yra stresas į kelionę, žinai, varys. Kaip Taip. ir turėtų būti geras stresas, bet vis tiek yra jaudulys tas. Tave kaip nervuoja, ne? Ir yra koncertas ar kažkas, visai kitas stresas. Tai jau tu, žinai, turi būti visą laiką ir su energija, žinai. Kaip tu dabar išeisi, tas ateina, sakykim, 1000, žinai, žmonių ir tu blogai pasirodysi arba, nesinuotaikoje. Aš visą laiką turiu būti gera mūdė. Ir dar kalbėjom apie alkoholį. Nepakalbėjau aš apie alkoholį savo nuomonės, gal kaip aš su juo kokį turiu santykį, ar kaip čia pasakyti. Koks pas save santykis? Tai tiesiog, aš naudoju jį, grinai kaip, ne kaip vaistą, bet kaip reikalui, man koncertas, man reikia atsipalaiduoti, aš įkalu. Viskas. Aš nemėgstu gerti random progą. Man atrodo, yra visiškai savęs nuodimas, gadinimas, ryto, visko. Geri random progos, žinai? Jo, vakarienė ir ten taurė vyno. Apie tai čia man skaitos net negerimas. Man taip taurė vyno ar alaus čia aš ten kodėl italai, ispanai tenais ir nežinau, ar ten ilgai gyvena, bet jie, pavyzdžiui, turi alyvuogių aliejų tikrai ir geria vyną visi. Tai gyvas dar? Ir jie tiesiog, žinai, tai tiesiog jų kultūroje vynas, tai čia, aš nežinau, ar jie skaito ten kaip kažkokį tikrą alkoholį, jie pas jos kultūrą užgeria mane. Kultūros dalis. Nėra, aš manau, nėra iš viso jokio pavyzdžiui, blogo. dabar, absoliučiai nėra. Nėra jokio blogo. Kalbant apie ten kultūros dalis, ne, kur po Italijai po maisto atneša limončelo, ne, pas mus nėra to Lietuvoje. Kodėl negali būti? Po kiekvienos vakarienės atneša gėrio šotą, tarkim. Nes tai virškinimų yra. Bet realiai tai principas panašus. Ir tas yra virškinimo. Tai yra ceremonija. Tai žiūrėk, jeigu mes taip net taip drąsiai kalbant, keičiam įpročius, kodėl mes negalim to padaryti, tarkim, žinai. Taip, vienas. Tipo pavyzdys. Ir tai bus kultūroje, ir tai žmonės jau žino, kas tai yra per gėrimas, tarkim. Ir galim tai integruoti, žinai, į visą. Sveika. Tai šotukai. Net Lietuvoj, tikrai, nebūna, kad atneša po maisto kažko ten. Bet čia gal ir yra tu gali išgert ten tų regionų, žinai, dalis tokia tikriausiai. Ne, bet pasižiūrėk, italai yra vieni ilgiausiai gyvenančių žmonių. Jo, ne, bet ten, žinai, aš labai girdėjau, kad alyvuogių aliejų tiesiog gali gerti. Alyvuogių aliejų oras tada, ar ne saulė dažnai, mes neturim to žiemos, vis tiek yra tokios tamsios. Apskritai, kaip bežiūrėsi, čia irgi labai esminis yra dalykas. Alkoholis yra absoliučiai, tai nėra blogai ir gerai, ar ne, jeigu tu gali sukontroliuoti. Kaip ir bet kokio kitoj formai, ar ne, bet ką tu darai ten. Ar mėgsti ant traškučių suvalgyti, ar mėgsti, nežinau, dar kažką daryti. Tai dabar grįžtant prie tos vienos taurės, tai jums skaitosi tai kaip, čia nesprokstikios, jums tai skaitosi kaip vartojimas alkoholio, ne? Aš galbūt iš savo pusės galiu pasakyti, aš labai retai geriu, bet mano akimis jau jeigu tu geri, tai tu ger. Supratau. Bet man ta taurė vyno, jinai man neduoda jokio malonumo. Nes kaip gali būti tiem, kurie turi problemų su alkoholiu, kad, tarkim, gerai, aš šiandien negeriu, bet mes sėdim prie stalo vakarienę, ir kažkas šalia geria alų, ir žiūri tą alų, bet tu, jeigu turi problemų po to vieno alaus, tau pradeda kablys. Iškart mintis ateit, o tai gal dar vieną, žinai, tepina taip ant pėties, tai gal dar vieną, o kitas, tai gal negek, nes po to, žinai, kaip bus viskas. Tai čia nuo tos vienos taurės irgi, Bet tu sukontroliuoji save, neperina į antrą. Vėl paimkim pavyzdį, rytoj man koncertas, tai aš jau šiandien negersiu vakare, žinai. Tarp kitko. Bet yra buvę, ar tai koncertas? Yra buvę, kad, taip gavos, kad 2 koncertai buvo išėlės. Tai biški išgėrėm vakare, po to reikia būti vėlgi, sakau, geroj formai, kitą dieną, žinai. Taip. Tai ką, vėl tada turi daryti, nuo ko susirgai, nuo to gydaisi. Čia tokia klasikinė taisyklė, tai buvo. Bet žiūrėkit, čia tas ir yra visas priklausomybės dalis pagrindinė, kad papuoliai tą tokį ratą užburtą ir tu dabar, jeigu nustosi gerti, tai tau dabar 2-3 savaitės ištrink, nes tau reiks atsigauti kaip žmogų. Tu nebebusi turbūt darbe, tau bus blogai labai. Čia ne tik su alkoholiu, čia su bet kom, ką vartoja žmonės dideliais kiekis. Tai papuoliai tą užburtą ratą ir kol nepadarai to pachmielo, sakykim,
tol tau būna. Nefunkcionuoja, Tol būna. taip. Ir taip žmonės įsivelia į metų, iš metų. Ten kalba daugiadienės, aš vaikas nesuprasdavau. Bet aš, Buvo daugiadienės. Bet aš, pavyzdžiui, ne, mane. Bet aš buvau Kiek išėjęs. daugiausiai dienų esi prageręs? Atsiprašau, kad Tai gerai, pertraukiau, bet labai jo, jo. įdomu. Plemą, nežinau, porą maksimum. Taip nesu savaitėm geras. Bet esu... Hold my beer. Bet aš galiu apie rūkimą, tai, žinai, ten kitos temos su rūkimu ir taip toliau. Bet aš paklausiau tokio prie rajono parduotuvėlės, žinai, kur sulaik stovi tie patys etatiniai, žinai, klientai. Tie patys veidai. Kur, tipo, net jau nebeturi už ką mokėti, tai sušluoja ten kokius šiukšlės ir jiems duoda alaus už tai. Sakau, tai kaip yra, tipo, nu, mes ateinam pakalbėti su jais, nu, prikolas buvo. Kaip yra, nu, tipo, kodėl geri, sako, žinai, kodėl geri. Ir jisai sako, man, čia va, taip pakelia, čia pas mane, sako, yra toks kaip vėžio ten jau, nu, tu prasme, jau auglys, kaip iš... Skylė. Ne skylė, bet iš apgamo toks, nu, ten net nejokinga buvo ten, kaip pakelia. Jis sako, man vaistai kainuoja ten, nu, sakykim, ten, brangiai, ne, į mėnesį. Bet sako, aš kai išgeriu, man visas skausmas nueina. Jis sako, ką man pirktos vaistus, jeigu aš, sako, galiu išgerti. O mirs vienu ar bet kuriuo atveju, ne? Nu, turbūt greičiausiai, nu, nes, nu, tai va... Nu, su vaistais gal ilgiau pagyvens. Nu, tai va, tokios kiekvienam skirtingos problemos, sakyčiau. Irgi tas, sakau, toks, kai tą ratą papuolį užburtą, nu, tai... Tai gerai, tai Kaip tavo... iš jo ištrūkti? Tavo, grįžtant dar prie tavo muzikos koncertų, tai tavo yra stengtis nevartoti alkoholio, ne, prieš... Ne, nu, tikrai turiu būti dieną sveikas, pailsėjęs. Geras, visas pailsėjęs, energy, full, tipo, susikaustęs ir visą laiką atiduot kaip kokiam krepšininkui, futbolistui, tipo, valandą laiko atiduodi save, o po to jau gali jau. Kai sako, jau. Bet, sakau, nu, kai būna jau kritinės situacijos, gerai, jau dirbi su mintim, nu gerai, atstovėti turi valandą konkrečiai. Atstovėk ir viskas. Atstovi, padarai. Ir dažniausiai net sakau, po tų... Nežinau čia kiek kas turi patirties, bet tarkim, jeigu buvo 2 dienos koncertų, tai sekantį dieną po to tūso dar būna dar geriau su koncertuoji, negu, tipo, žinai, netūsindamas. Sprendė apie ką turi. Taip. Nes irgi mažiau būni apsikrovęs, toks visą, žinai, bėgau. Nu čia gali, žinai, dėlioti ir dėlioti. Ok, tikrai esam ne vien, galbūt, aš nežinau, aš iš savo pusės gal galiu pasakyti, buvau tose koncertuose, kur tu matai, kad atlikėjas tiesiog išeina, neatiduoda, bet nėra energijos su publika, žinai, toks atvaro ir išeina. Reikia išgerkus. Greičiausiai, nežinau, nu tai domininkai, ok, tu atvarai atiduodi save tikrai ne 100%, nes greičiausiai tada nualptum, bet 9%. Nu, kiek įmanoma. Jo, kiek įmanoma. Ir tada, kas tada vyksta, kaip būna tavo tas išėjimas iš tos būsenos, nes tu vis tiek grįžti dar toks, nu, baigėsi koncertas, neatsisėdė į limuziną ir tave nenuveža namo, nu vis tiek dar su draugais ten kažką. Buvo ir taip, kad tiesiai ir į namus. Priklauso koks koncertas, ne limuzinas, gal ten koks BMW. Jokau, bet... Jo, bet kaip tas nuėjimas... Afterglow būna kokias 2-3 dienas. Afterglow toks... Jeigu geras koncertas. Afterglow, kad aš padariau, tas dopaminas dar vis kažkur figuruoja. Nes iškart po koncerto, tai max dopamino leveliai. Aš būna ateinu, draugą pamatau, kurio senai nemačiau, atėjai koncertą, tai pribėgu, tai paimu ir pakeliu ir sakau, iš kur tos, tai sako, tiek jėgų, tai aš negalvau. Tiesiog adrenalinas tro, bet ką, žinai, padarytum nuo scenos nulipęs. Bet būna publika, būna skirtingi koncertai, būna dieninis koncertas, būna publika, kuri nėra išgerusi, būna blaivybės. Nu, tiesiog atėjo pasižiūrėti. Kurie ateina pasižiūrėti labiau, nepašoks. Arba nu, būna, kur tiesiog šaikelia labiau ten su telefonai, žinai, negu, bet man nepatinka, aš pradedu tiesiog kuriu ugnį, kol užkuriu, žinai. Užkūrė, prašau. Nėra, žinok, buvę koncertų, kur išeičiau ir žinočiau, kad nu, va, čia va, nepadariau, ko reikėjo, ar ko nenorėjau. Aš matau, nejuda, aš sakau, šaika, blėt, arba jūs judat, žinai, arba, nežinau, kažką daro. Nesakau, kad išeisiu, bet kažką daro, žinai. Tai va, tokių va.
momentų būna. Ir tada nueini 2-3 dienos. O po koncerto jo būna eini į toks pirtį, labai, eini kažkur, kad, vat, nu, biškį. irgi dar priklauso, ar tai vasara, ar tai ten turas, žinai. Bet dažniausia tiesiog labiau čilinu namuose ar studijai. Man labiausiai patinka tiesiog čilinti jo. Nebent būna geras afteris jo kažkoks. Bet čilinu jo tiesiog. Tu po koncerto eini į studiją. Ta prasme, tu dirbi. Ten yra studija, Ar tu- yra studija pas mus bent jau. Nėra taip, kad tenais yra vien tik darbo vieta. Tu ten čilini, būna atvarai studiją, tu net nekuri muzikos, būna tiesiog būni. Nes tos idėjos, Kaip ofisas. jos, realiai tai yra kaip ofisas, bet sakau, idėjos va taip jos sklando ore. Ir tu žinai, arba čiuptilni ir darai, arba gali net neprisės prie to mikrofo savaitę, bet būt studijai, žinai. Tai va tas įkvėpimas čia jis toks, nu, tu bet kada šaut gali, dabar va gali man šaut, žinai, jūs rašysiu kažką. Kad po to panaudosiu ir pys po to bus ten hit. Nu, yra tai buvo. Yra tai buvo, ne? Taip, tikrai taip. Esu net vieną dainą Top Sporto rašiausi, kaip įsivaizdavau, kad laimiu apdovanojimą ir pasirašiau žodžius, ką ten galėčiau sakyti, bet čia buvo senai labai ir aš ten nusirašiau, tipo, tebūnie šio žodžiai, čia, žinai, Dievui jausi pikti balsai mane pakaus. Čia buvo, tipo, mano, tipo, tiesiog užsirašiau mintis, ką ten sakyčiau, tarkim, jeigu kad nors atsisimčiau apdovanojimą, bet čia tiesiog tuo metu, žinai, ten, kai man reikia galvoti, kokią aš kalbą sakysiu, pas mane kas 15 minučių keičiasi kalbos ten struktūrą ir apie ką kalbėsiu, žinai, tai kai ėjau atsiminėti čia vieną tą savo vienintelį apdovanojimą, kurį turiu dabar, tai kai ėjau tuo metu, pas mane tuščia buvo galva. Tuščiausia, kiek yra buvę, aš ant tiek tas stresas sukyla viskas, kad tu tiesiog eini ir what the fuck čia vyksta čia. Čia tikrai, čia tipo pasižiūri, čia tas, nu čia rimtai stojau prie. Ir toks, žinai, tai ką čia dabar sakyti, jau čia buvau kietas visas namuose, čia galiu prieš veidrodį tau belę ką čia išdėlioti. O kai jau atsistoti reikia. Žiauru šiaip. Žino, kas yra patyrę, tai tikrai supranta. Po to gal ten eini, gal kaip Jessica po 6 kartus, tai aš jau nežinau, ten jau gali visą knygą rašyti, žinai. Bet irgi net yra, jaučiu net ir ne tik blessingas, kai jauni 6 kartą atsimto apdovanojimą, nes jau nebėra ką sakyti. Taip, jau visiems padėkojai. Mamai padėkojai, prodisam padėkojai. Ir jau senelių ir mačiutė jau. O dar, karočią, draugelis vienas buvo, kur palaikė tai visą laiką. Dar šitam gali padėti. Nėra iš rajono, tu manim tikėjai. Jo, aš prisimenu. Aš tave prisimenu, senė, ta prasme, laikiau, galvojau, 6 laimėti. Tikrai paminėsiu, aš tave. Tai pakeli. Nėrka, šitas tau. Ok, kaip apibūdintum vienu sakiniu? Ne vienu žodžiu, bet vienu sakiniu Dominiką. Vienu sakiniu, ne? Jo. Matai, sunku. Gali su kableliais. Sunku tokį žmogų, ta prasme, sudėti, keli žodžius supranti. Aš gal pasakyčiau, žinai, kaip pasakyčiau, aš pasakyčiau, kad savęs beieškantis ir po truputį atrandantis. Jeigu iš savo gyvenimo perspektyvos sakyčiau, iš dangaus tiesiog atsirado žmogus, kuris sako, nu tiesiog šviesulys, mano gyvenime, tiesiog šviesus žmogus, ne, nu tikrai, nu, rimtai. Tai čia man sako rimtai, draugai, tai man kaip sako, iš kur tu sako su to Mykolu, žinai, sako, kaip tu čia, nu tiesiog sakau, žmogus, bet jeigu taip. Mes prie laužo. Paprasčiau tai čia, taip, žinai, tai vat. gal sakyčiau, jeigu, sakykim, aš savęs ieškau randu, tai čia žmogus save anksti labai atradęs. Savo gyvenimo kelią ir ką reikia daryti. Bet yra taip, yra taip. Sėdi. Nuostabu. Nes, kaip pasakai, kiek tų metų, sako, 23 dabar, 24? 24. Aš toks, okei. 24. Man tai atrodo daug, važinai, vis tas paradoksas ir yra, kur, tipo, atrodo, kur, oi, ble. Ne, tai tarp mūsų nėra kažkokio didelio skirtumo metų, bet, žinai, bet, nu, ta prasme, kai su Mykolu bendravau, aš net ilgą laiką nežinau, kiek, tarkim, metų aš gau, kad jis vyresnis už mane, ta prasme, bendraujant. Nes, nu, mes tokiom temom
gilesniam kalbam, kur, nu, gal ne visi tokiam temom kalba. Kalbu apie sąmoningumą, apie visokius ir ten jau vaskas ar panašiai, žinai. Pas mus diapazonas temų, šiaip kai susitinkam, tai būna tikrai, ten kem minučių darbai ir po tikrai. to ten valandą laiko, ten aš jau nežinau, apie ką mes ten esam, Tai kaip laikas iki visko, ta prasme, nu ten jau labai. Bet apie tai ir yra, tipo, čia yra kelionės dalis. Nu, bet apie tai ir yra ganamas. Taip, visiškai, va, būtent taip, Čia, apie tokius man atrodo, kad- klausimus, kur tikriausiai net nelabai yra atsakymų, žinai, bet esmė yra diskutuoti, nes kitaip tu niekad neprieisi prie jų, vienaip ar kitaip. Ayahuasca, paminėjai. aš esu Ar- girdėjęs labai daug ar- apie tai. Aš net pirmą kartą išgirdau iš savo rajono kirpėjos, kad yra toks dalykas kažkur ten džiunglėse, kaip gėrimas ir kad kažkoks tenais jos nusikaltėlis pažįstamas pakeitė kardinaliai gyvenimą. Nuvaręs ir išgėręs ayahuaskos, jam ten atsivėrė kažkokia akis kita nauja. Žinai. Tai daug girdėjęs apie tai, bet nežinau, ką jūs apie tai turite. Ar Ką jūs apie tai galvojate? Ką jūs apie tai ką galvojate? jūs... O, Kolega. Aš, ta prasme, psichodelikus esu daug visokiom dozėm ir visokius bandęs. Ayahuasca. Realiai, nu, aš įsivaizduojam, kad esu Esi bandęs ayahuaską? Mendelėjevo lentelę su visą prabandęs, ta prasme, visom prasmėm, taip, įsivaizduokit taip. Palauk. Ta prasme, tai... Aš tiesiog 2-4. Aš sakau, kad per anksti žmogus. Nėra čia ko plot, žinai, o gal ir yra iš kitos pusės. Kodėl? nežinau. Ne. Supranti, bet Ne, taip tu pabandžiau, gyveni. kur aš žinau, kad aš daugiau tipo, nieko man nebereikia, aš nieko nebenoriu, iš vis, tipo, žinai, Nu, vat nesakyk, kad nebėra, nieko nebenori. Nu, Nu, niekada negali žinot, kad Ne, tai tu bus niekada, 85 ir 100%, taip, sugalvosiu, gal heroino noriu, žinai, pabandyti po kokio, nežinau, bet, žinai, koks yra dalykas, tipo, pavyzdžiui, nu, vat, man po kokių grybų, gal tripų, ar po to pačiu DMT, ar ne, nu, kas yra ayahuaskos, ar ne, ta esminė diaminotriptanilis, ta pagrindinė veiklioji medžiaga, tai ten yra toks labai įdomus momentas, kuris, kuo jis skiriasi, ar ne, nuo visų kitų, sakykime, ar ne, va, ypatingai, nu, stimuliantų, ar ne, tai čia iš viso negali lyginti, bet jis tau, jis labai aiškiai duoda tokį vieną kažkokią tai mintį galvoj ir visiems absoliučiai ta pati mintis yra, ar ne, rezultate, kad viskas bus gerai, ką mes dažnai pamirštam labai. Tu vis tiek galų galiausiai išeini, ten matai daug ką visą kas, bet vis tiek rezultatas pas visus absoliučiai, kurie bando, yra vienas ir tas pats. Tai visiems aiškiai įsikarti galvą, kad klausyk, nesiparink, rezultate vis tiek viskas bus gerai. Tai vat aš labai stengiuosi tą mintį kažkaip savo visą laiką ir pasėti viduje, nes, nu, matyt, sakau, turi ten kažkaip tie... Nieksgi nežino, kaip jie veikia, nieks nežino, čia tik tai teorijos yra, kas ten ką mato ar nemato, ar ten realybė, nerealybė, ar ne. Bet tai yra absoliuti visiška tiesa. Nes, nu, taip yra. Iš tikrųjų, viskas yra gerai ir viskas bus gerai visais atvejais. Tai ayahuasca yra apie tai, visiškai, viskas yra, visi tie dalykai yra apie tai. Tarsi, tu bandai tiesiog dar kartelį paaiškinti, kartais labai žoskai, per vėmimus, ten per visą ką, per sėdėjimus, ten, ta prasme, jau nežinau, ten košmarus, taip toliau, bet kad, nu, seniai, viskas bus gerai. Tiesiog, daryk, ką darai, varyk į varai, bus lievai, nepaeis, nesigaus, apgaus tave ten, nežinau, vienu žodžiu, parašys kažkas kažką ne taip, susipyksi ten, išsiskirsi visą, kas ten bus, ta prasme, reikalų bus, o Jėzus Marija, bet bus gerai, rezultatai vis tiek bus gerai. Kaip ir sako, gali nuklysti, bet vis tiek tai tą pačią Taip, vis tiek atmuš, taip. Tik daugiau pamokų gal. Visiškai, nu. Bet tai mes irgi dar jauni kalbėti, aš tai dar jaunas kalbėti tokiam temam, bet galima, reikia būtinai, vėliau bus paprasčiau, vėliau daugiau žinosim. Kai jau... Dabar geriau daugiau, jis sako, daugiau pabandyti, žinai, įsigilinti, kad po to ramiau Kad būtų. po to nereiktų tie spydžių gal čia kažkokio. Aš irgi, žinai, man tai pravienas, aš atsimenu dar tais laikais, nu, kai ten tūsdavau baisiai, ten turėjau tokį bičią, kuris ten, nu, vienu žodžiu, sako, žinai, seniau, sako, blema, sako, aš nespecialiai, tipo, žinai, čia tūsinu, nespecialiai, čia kažką vartoju ar darau, sako, aš labai prastai, sako, aš tiesiog nenoriu, kad kai man bus 40, žinai, kad kai aš turėsiu žmonų ir vaikų, sugalvočiau vienas išeiti ten į kažkurį iš Vilniaus klubų, žinai, pabandyčiau, suprasčiau, kad man patinka ir išgyvenčiau tą jausmą tada, žinai. Tai aš jau va tokiais moksliniais tikslais. Žinai, tai va, nu čia kaip ir visai bairis, taip važiuosmės, bet nu, kažkuria prasme yra tame teisybės. Kuo greičiau atsibosta, žinai, tuo ypatingai tam dabartiniam pasauliu yra, nu, ir tai yra tiesiog faktas, nu ir tikrai labai sudėtinga ir aš labai gerbiu, man atrodo, tai yra labai stiprus žmonės, kurie niekad nepabando. Žinai, kurių ta aplinka jų nepristumė ir, žinai, ir jie nepasiduoda jai. Aš, pavyzdžiui, tai nesu toks stiprus, tikrai nebuvau jokiais būdais, kad tu galėtum paimti ir sakyti, nu ne, tipo, va, tikrai ne, žinai. Ir aš va dabar paskutiniu metu kažkaip su nemažai tokių susipažinau per savo tą visą negerimo dabartinį laiką ir, nu ir tikrai, ar tu matai, kokią žmonės valią turi stiprią visame kame. Ir darbuose, ir jie sėdi, kol padarys, žinai, ir visą kas čia yra, nu,
Tokie žmonės yra labai nuostabus. Tai vat, ir tokių yra, pasirodo, tikrai yra. Tikrai yra, aš pats pažįstu, žinau ir... Bet čia vėlgi klausimas, nu, ta prasme, toks, ar tu norėtum ten būti, ar nenorėtum, ir toks, ar tau tai tinka, tai man atrodo labai priklausomai nuo aplinkybių. Aš šituo vat klausimu, žinai, tu paminėjai tokį, vat, kad pabandyti ir žinoti. Aš taip pat turiu pažįstamų, kurie prarado per visus tos ten, alkoholizmą, būdami narkomanais, prarado viską ir gyvenimą, šeimas, ne, ten, ir, nu, realiai, gyvenimą. Ir kažkaip norėjau pabandyti heroiną ir būtent tais tikslais, vat sužinot nejaugi, jisai antiek geras, kad tu gali prarast, nu, viską save. Nu, ta prasme, tu gali likti bomžu. Prašau? Net neužtenka. Tipo, heroinas net jaučiau stiprus, būna paprastesnių paslysta. Pakimo, jo. Žinok, bet vat heroinas buvo vienas iš tų, kur jau žmonės nebegrįždavo dažniausiai. Arba, nu, tas sunkiausias grįžimas yra. Kiek girdėjęs, kad, nu, tipo, geriausia, ką gali pajusti, tu pajunti, tipo, tu sėdi ir tu žiūri į medį ir galvoji, koks tu kalbyti tiesiog. Tiesiog. Ir aš esu vieną kartą pabandęs, aš, nu, nesibadžiau, mes rūkėm ir tai buvo, nu, gražiausias momentas. Ir kas įdomiausia, tai mes bendravom su mano, gerai atviraujam, tai su savo krikšto mama. Ir jinai net nepamatė, kad aš buvau... Tuo metu, kai buvai, ne? Absoliučiai. Ir jinai policininkė. Ir jinai nieko nepastebėjo. Ir aš sekančią dieną atsisveikinau. Veikia, tipo, žinai, kur... Jo, ir man visiškai... Ir aš su tuo žmogum atsisveikinau ir aš sakiau iki. Nors aš bandžiau, žinodamas, kad aš esu stiprus žmogus ir kad aš, nu, tikrai nenorėsiu to kartot, bet man buvo... Iki. Jo, bet aš pasakiau iki, bet daugiau nebuvo to. Bet aš supratau, kodėl, jeigu žmogus šiek tiek silpnesnis, tai yra taip lengva paslysti, nes ten yra taip gražu, ten yra fantastiškas gyvenimas. Bet jisai ant tiek trumpas ir... Man kaip pasako, sako, tu vartoji heroiną, sako, tu vėmė ir tu žiūri ir tau taip gera. Tu vėmė ir tau džiaugsmo neša tas vėmimas. Jo, aš irgi vėmiau. Tu žiūri ir tau tarsi, o Jėzus, vėmiau, kaip faina, kaip smagu, tipo, toks, nu, kur... Bet kaip kita diena būna. Kaip kita diena. Aš žinau, kažkaip gerai. Kažkaip atrodo nelabai nebūna labai stiprių, bet, žinai, ten aš esu net taip girdėjęs, kad yra rimtas pareigas užimantis, nebūtinai Lietuvoje čia, bet rimtas pareigas užimantis žmonės tiesiog susitinka su daktaro priežiūra, jie atsigula visi ir tipo, uždaram ratenų. Matai, turi šeimas ir didelius verslus. Tavo dar atveju, aš kiek, nu, tavo atvejus, kad tavo amžius turiu omenyje atveju, žinai, pas jūs net ir mokyklose. Aš kiek žinau, pavyzdžiui, man kaip pasako, Gyvavytas, ar ne, sako, tu ateini klasę, tipo, žinai, ir hebros sėdus, klasiokai, ta prasme, heroino, nes pasidarė populiarus dalykas. Jo, buvo to momentu labai, kaip dabar veipai. Nu, tai va, tarsi jau kaip mokyklos prasidėjo. Tai čia žolė būdo, jeigu tai čia būtent, va, kažkaip, jo. O tais laikais, tai sako, va, ateini, sako, ir sako, pilna yra draugų, pusė klasiokų, ta prasme, sėdo, realiai, nuo mokyklos laikų tiesiog. Dabar jau yra, nu, dar iki veipų, tai. Nu. Ir taip, per generacijas keičiasi. Šiaip, ten žiauru irgi, kas dabar vyksta. Pabanėkim, toks įsivaizduot dabar, ne, fantazuojam. Jūs kalbėkit, aš iki nikštuko greitai, jaučiu, kad man arbata. Kalbėkit. Tu gali nenusimti mikrofą. Matai, aš po to taisinėsiu. Nors tu teisus šiaip iš tikrųjų, gal mes taip ir padarysim. Jo, šiandien nestabdykit, kalbėkit, viskas gerai. Prie laužo esam, tai čia turi būti natūraliai. Natūraliai visiškai įsivaizduok, Dominikai, kad esi dabar... Visu, kad tai Askos, tu dabar nematai manęs. Meksikoje džiunglėse tau yra, nežinau, 8 metai, ne, gyvenęs... Gyvenimą tokį, kokį nugyvenai. Ir ką tu norėtum savo pasakyti, būdamas tada. Reiktų nugyventi tos 8 metus, kad turėčiau jau tikrai ką pasakyti, bet jeigu dabar reikėtų man sakyti, tai... Dabar, tu nežinai, kaip bus kai 8. Tu geram esi keli, viskas tau gerai, bet tiesiog būk savimi, daryk,
ką darai. Bet aš nežinau, kas dar įvyks po kiek metų, kai man reiks, žinai, sakyti. Tai tada sustiksim ir pakalbėsim. Tai va, tai bet dabar kol kas sakyčiau, you go boy, tipo, tiesiog, varai. Ir nežinau, daug, aš kai išgirstu ten TikTok'ose, Reels'ose, kur klausia žmonių pasiekusius, ten visokių sėkmingų, nu tai ką padarytum, ką pakeistum, jeigu būtum, grįžtum į 2-3 metus. Visi sako, kad atiduočiau turbūt dabar visus savo pinigus, kad vėl būčiau jaunas. Žinai, nes sako, tu tipo dirbi tos metus visus ir tik senas turi tos pinigus ir leidi tos pinigus ar panašiai. Kiti sako tiesiog, kuo daugiau vaikų daryčiau, nes vienintelė yra laimė pagrindinė, tai tiesiog jau matai savo vaikai. Tai va įdomu, kam. Bet tu dabar, kaip gyveni. Dabar sakyčiau tiesiog. Kaip tu dabar gyveni, nu, tu sakai, kad vyresni žmonės sako, kad dabar gyvent, dabar leist pinigus, ten gimdyti vaikų. Tu dabar gyveni, tu dabar darai, tu leidi pinigus, tu gyveni gyvenimą tokį, vat. Aš manau, kad iš vis taupyti negalima. Ir kad irgi dar vieną mačiau, kur lietuvių aktorius sako, aš savo močiutės 99 metų paklausiau, tipo, tik kaip tau sakot, po 99 metų. Ir viskas taip pat atrodo, viskas kaip vakar. Tiesiog, jeigu norėjai nusipirk kažką, nusipirk, nes po to gailėsies. Jeigu norėjai kažką tenais šunų keliauti, nuvažiuoti, varyk. Jeigu nori, daryk. Tiesiog viską dabar, nelauk ten geresnio momento ar kažko. Aš manau, taip turi būti viskas. Nes geriausias momentas yra dabar. Taip, bet taip ir yra. Nu, jeigu kažkas nepavyksta tą momentą, tai kitą dieną. Bet aš manau, kad tiesiog nori, varai, darai ir tiesiog taip geriausia bus laimingas, nes sakau, po to gailėsies, po ten metų galėjau nusipirkti ten, aš nežinau, tuo metu, kai norėjau, bet nenusipirkau kažko. Nu, čia tik pavyzdys, bet koks. Galėjau iššokti į ežerą šaltą, kai buvom tenais prities, bet pabijojau, pavyzdys čia paprastas, bet tu, kai padarai tako, bei kaip po to išeini visas. Jautiesi kaip, ne, iškart psichologiškai geriau. Paprastas kol plunžas iššokti, antro nesunku visai, bet kai tai padarai, atlieki, ant kiek gauni rewarding tą jausmą. Ir ant kiek tiesiog geriau. Maži triukai. Maži triukai. Turi kokį nors to-do listą, kur, nu, vat... Kaip sakai? To-do listą, nu, vat kažką, kas, nu, tokio... Bet pavyzdys, aš Jeruse nepapalčiau. Grįžęs jau prisėdęs. Gyvenime, jo, ne dabar, vat tu žinai, kad tu, vat, norėčiau nuvažiuoti ten į Meksiką, į Vasarą, nepabandyti, ten kažkokius, vat, tokį. Į save pasigilinau šiaip, kaip kas esu per charakteris panašiai. Aš nežinau, kiek tiesos yra astrologija ir kiek tiesos yra ten datoj, kurioje gimėjai ir minutį, bet pagal tai, ką skaičiu apie save, tai esu keliautojas, tai aš noriu tiesiog pamatyti kuo daugiau pasaulio. Tai mano čia toks pagrindinis to-do listas. Ir šiaip, manau, vienas iš geriausių investicijų į save tai yra keliavimas, nebūtinai užsienį, Lietuvoje gali keliauti. Tiesiog viena geriausių investicijų, ką gali padaryti, nes tiesiog investuoji į save, į nuotykius, į emocijas ir man kaip atlikėjui tai po to atsiperka, nes aš turiu visą experience ir išdainuoju. Tai čia man tokia būtų toks iš to-do listų, taip pamatyti kuo daugiau pasaulio. Nu, nes, žiūrėk, gyvenam nedidelėgi mūsų tas, nedidelis, sako, pasaulis. Oi, pasaulis mažas, susitinkiai ten. Gyvenimas varžytis, nereik varžytis. Tai va, tai toks man. Ką tu, Mykolai, turiu sąraše? Nu, jau daug ką išbandęs, bet vat, sąraše. Nu, ne, sąraše, tai ta prasme, pas mane, žinai, gal aš sakyčiau, aš šiaip atostogų neturėjęs kokius, nu, tokių realių atostogų 4 metus apart to, kai čia buvau giminę savo visą išskridinęs į Heraklioną per Kalėdas. Tai buvo ten 7 dienas pabuvom Graikijoje, bet tokių niekur nebuvau per paskutinius, nu, realiai 3-4 metus, ilgiau negu 4-5 dienų, taip realiai, ar ne? O jeigu ten kažkur buvau 4-5 dienas, tai vis tiek buvo visą laiką su kompu. Tai aš jau tokiom atostogom, kolegos neleis sumeluot, nu, grubiai ruošiuosi jau taip nuoširdžiai kokius metus su pusę. Žinai, kur, va, viskas, dabar jau šitą padarau, varau.
Ne, žinai, varau, padarau. Nu, aš jau sausį turėjau būti išskrydęs, turėjau būti dar tada prieš sausį išskrydęs, dabar jau kovą planuoju. Dabar šiaip išskrydęs. Varyti, tipo, šiaip išskrydęs. Nu, darbo kažkaip jau ne. Čia ruošiesi, kiek tu išlieksi metam? Ne, tai aš visą laiką 2 savaitėm planuoju, žinai, taip grubiai. Man šiaip 2 savaitės, aš nesu gyvenime tiek laiko atostogavęs, žinai, 2 savaitės čia jau būtų kosmosas man, žinai, tipo šiaip pabandyti. Tai planavau į Indiją varyti, kaip ir jau ten buvau susiplanavęs, bet aš pažįstu ten tokį, nu, arbatą, tokį Marikų linkėjimai, pas kurį geriu vienu žodžiu, ten tokia Indijos kultūros, kaip čia specialistė, daktarė mokslo, ar ne, kuri labai gerai ten išmano kalbą, indų kalba. Tipo, tai pasakė, kad visgi tas mano planas, kurį buvau sugalvoję, yra visiškas trešas, tipo, nes ten daugelis tų šventyklų, kurias ten gali važiuoti, ten yra iš tikrųjų labai turistams sukurtos vietos, kurios ten nieko labai kažko, nu, žinai, tie, kurie bando tenai važiuoti ieškoti savęs, dažniausiai ten grinai, va, ir papuolai tas, žinai, visas pinklės, tų, žinai, tų Keliauti su pirma mokėti reikia, čia labai... Nu, ten mokėti, bet ten, žinai, kur ateini tą šventyklą, tipo, ir ten visam, tai iškestom rankom, tai susimokėk čia, kad prisėstum, susimokėk čia, žinai, kad, tipo, pamedituotum. Turiu omeny, kad turistinėse vietose dažniausiai tu gerą kažkokio... Tai reikia retos turistinės vietos, kur tau liks įspūdis geras. Į kalnus reikia. Dažniausiai ten tave tiesiog robina. Reikia į kalnus važiuoti, kaip sako, ir nedaugelis, pavyzdžiui. Bet kur aš labai norėčiau, tai nuvaryti į Tibetą. Čia yra mano toks, nu, jau tikslas labai aukštai, tipo, nuvaryti į Tibetą, lipti kalnus, vaikščioti po kalnus, ten žiūrėti, ten yra tie jogiai, kurie jau ten metus, ar ne, negyvena, kūnuosi, niekur neišeina, niekur neina, tipo, ten, kur ir turiu, sakau, draugą, kuris ten keliauja dažnai pusę metų, bent jau praleidžia grubiai ten prie Tibeto ir Indijos, ten prie to pasienio, vienu žodžiu, tai kad, nu, ten sakė, yra žmonės, kurie 130 metų gyvena, 140, pavyzdžiui, jie beveik nevalgo niekada. Visą laiką medituoji, absoliučiai. Tai tavo, nu, va šitas yra įdomiausia, kaip, pavyzdžiui, tas Alnas Votsas, ar ne, pasakęs, kad tavo mintis yra apie tavo mintis. Nu, tu neturi inputo jokio, ar ne, iš šono, nes mes dabar, kai kalbam, matom kažką, pas mus eina įvairių minčių. Tai tos mintis yra apie patirtis. Kai kalnuose būni, nu, kai tu tiesiog sėdi kalne, kažkur, va, kalno papėdė ir kažkur tai, ir tavo visas gyvenimas, arba kitų pačių jogų yra tik apie meditaciją. Tu atsikeli, medituoji, eini miegoti, atsikeli, medituoji, eini miegoti. Ir tai visą savo gyvenimą 50 metų. Tu inputo neturi patirčių jokio, ar ne? Pas tave, nu, tavo mintis, jos negali net vaizduoti kažko tai sukurti, nes tu tiesiog, nu, nieko kito nedarai. Taip, nes mintis ir yra mūsų... Nu, tai va šituo atveju gaunas toksai įdomus paradoksas, kad, nu, įdomu, ką tu pradedi matyti, žinai, ką pradedi regėti ir girdėti. Ir va, tai labai krūtas filmas, labai rekomenduoju visiems pažiūrėti, vadinasi, Tarp baltų debesų. Ten yra apie tos žmonės, ar ne, kurie, nu, va, tos jogius, ar ne, įvairius, kurie, va, kalba apie gyvenimą ir visą ką. Ir ten buvo toks epizodas pabaigoje, kur ateina tos jaunų, tie jogi laukia tokio mokytojo vedlio, ne. Mes čia esame įpratę, ypatingai Lietuvoje, tai mūsų kultūrai matyti tos tokius žmonės, kurie, tipo, nu, va, žinai, ateini pas tą mokytojo vedlį ir jis tau, nu, pasakok, žinai, aš tau dabar pasakysiu viską, ką reikia daryti, žinai. Kai yra ne taip. Ir ten taip fainai susėdi, žinai, ir jų klausia, sako, nu, tai sako, tai kokia čia ta prasmė, žinai. Sako, aš neįsivaizduoju. Sako, aš net ne tai, kad nežinau, sako, aš net nežinau klausimų teisingų, kurių reiktų klausti. Ar ne, ir matyti tas žmogus, bent jau mano tokia nuomonė, aš čia per mano 24 metus kokius susidaręs, tai kad tas, žinai, jeigu kalbam, nu, nes šiaip niekas nežino, kas yra tas sąmoningas žmogus, irgi toks labai ta žodis, žinai, kas tas sąmoningumas yra, bet man arčiausiai tas simbolis sąmoningumo yra būtent tie žmonės, kurie vis pirma pripažįsta, kad jie nieko nesupranta ir nieko nežino. Nes nei vienas iš mūsų absoliučiai nieko nesupranta ir nieko nežino. Viskas vis tiek rezultate yra, nu, mūsų, tas, kaip Mamontovas dainavo, ne, kad mes dievus sukuriam savo galvoj. Tarsi mes numanom, mes tikim tuo, ar ne, bet eiti ir kitiems sakyti, kad taip yra, nu, negali, nu, tai yra tiesiog. Tai vat, grįžtant čia per tų temų, aš kažkaip tenai tam Tibete jaučiu, kad ten kažką surasiu. O kai jauti, kad kažką surasti, reikia varyti. Tai reikia tik tai kažkaip, mano čia pamoka yra tiesiog išmokti paimti ir paleisti, biškai, žinai, variklį be savęs, kad jisai važiuotų toliau ir veiktų toliau ir galėtum pailsėti kažkur, žinai. Tai labai čia apie to-do listą dar kalbėjom, ne? Apie to-do listą, jo? Tai tavo koks būtų? Tibetas. Kelionė yra to-do listą, turiu, tada, man žvejyba dabar. Bet tokio gyvenimo labiau. Iš darbų ar iš kažko? Nu, vat, aš ir pavyzdžiui, hobi, man žvejyba, pavyzdžiui, yra tema. Žvejyba man dabar yra, nu, aš vat kaip nustojau vartoti alkoholį, pradėjau domėtis tokiais dalykais, nu, domėtis, veikti kažką, ne? Nes aš kai grojau instrumentais, tada vėl pradėjau klepų groti, ten gitara vienu žodžiu, ir tai vat atsimetė kažkas, kas tikriausiai neturėjo tarnauti, bet kas labai patiko, tai žvejyba. Ir mane kažkaip įvėlė draugų kompanija ir supratau, kaip tai yra smagu, kai tu plauki valtim, arba mes jūrai buvom išplaukę.
Ir tu tokio nekontroliuojamai visiškai situacijų, ir kai tu esi įpratęs, ten, žinai, ofise sakyti, ten tu tą, žinai, darai, ir esi, nu, jautiesi kaip valdovas į savo kėdėj, nes tai yra vieta, kurią tu kontroliuoji. Ir atrodo, reikia tiek nedaug, tave tik tai biški ištemti iš tenai, žinai, kad tu suprastum, kad tu vapšiai nieko nekontroliuoji, žinai. Ir kur yra kažkoks tai kapitonas, kuris tave veža ir tave tik kartais tai pagauni, tave ten supo to jūrų, belia kaip, žinai, visai. Tai va čia toks irgi, žinai, įdomus yra dalykas, kad tos, čia matyti kiekvienam skirtingai, bet mano bent jau patirtis, kurių pajutau, kad aš noriu, tai yra būtent tos, kur aš nieko negaliu padaryti, kur aš nežinau, kaip elgtis. Kur tu nevaldai situacijos. Visiškai, taip, jo. Ir tavo kažkas vidus tave tiesiog ten traukia natūraliai prie tų visokių dalykų. Tai va kažkaip tokie visokie, tai va žvejyba yra labai fainas dalykas, tipo. Dabar pradėjom čia savaitgalį žygiuot, tai va varom kažkur pasivaikščioti. Žiūrėt, praktiškas žmogus, ne? Tu taip aiškiai ten, va, mano ten taip ir taip, o tu toks, žvejyba, va, čia Absoliučiai, žinok, ir tai, ir viskas. Gut, vyrai, dėkui. Labai gerą laiką paturėjau. Gerai, tavo koks yra dar? O dar taip. Grįžtant. Mano tidulystas. Turi kažkokį, nu bent vieną. Tikrai turi, jeigu klausai. Aš noriu įkurti namus, pavadinti juos Kevin Campu. Ir tenais bus tokia bendruomenė, nežinau, draugų kempas. Priminiai man, ką kelionėj buvau sugalvojęs, nes buvau ten ekskursijų. OG kempą buvau sugalvojęs. Ne kempą, OG fermą. Bet augintume aš tiesiog, man patinka tiesiog būti tarp gyvūnų, ten tiesiog ganosi ožkos, avis, arkliai. Aš norėčiau tiesiog kažkada, aš nežinau, ar man tai pavyks kažkada, ar aš būsiu toks žmogus, ar mano charakteriu tai tiks, bet aš norėčiau turėti tokį, sakau, pirksiu fermą, žinai, ant bairio. O tai kokie gyvūnai? Grįžta mano dukra namo, sako mano mamai, tėtis pirks ūkį, sako. Ne fermą, o ūkį. O kokie gyvuliai? Kokie turėtų būti gyvuliai? Tai nežinau, kas yra pagrindiniai tokie, kur, manau, avis, vištos ir arkliai. Prašau. Nuostabu. Bet žiūrėk, čia yra Bet nuo fantazijos viskas ir prasidėjo. Taigi pas jį irgi prasidėjo kažkada tai nuo fantazijos, kada jisai ten atėjo pas tave, fantazuodamas, pasakodamas tau, tikėdamas tiesiog tuo ir žiūrėk. Grįžtam prie to, ką esam, ką aš prieš tai sakiau, kad yra du būdai mąstyti, ar ne? Tai vienas būdas yra mąstyti kaip dabar, ar ne, kad tai yra mintis, ar ne, kuri ten kažką pavirs ar nepavirs, ar ne. Bet kitas būdas, aš sakau, kurį stengiuosi duoti, yra tai, kad jau šitoj vietoj sprendimas yra priimtas, ar ne? Tai tipo galvoti maždaug taip, kad tai jau yra, ar ne? Tiesiog rezultate mes dabar atėjom išsiaiškinti, dėl ko tai yra ir kaip tai yra, ar ne, kaip tai vyko. Tarsi mes esam patirčių nešėjai, nieko daugiau, atėjom čia tiesiog patirt, taip ir viskas. Lievai gerai, koks skirtumas, taip atėjom patirt, kaip ateisim, taip vėl grįšim. Tai va. Tik kad visi patirtumėt. Taip, ūkis. Už patirtį. Ir dabar gėrio šotą. Su nuolaidos kodu. O beje, tarp kitko. Good. Tai ką? Laužas jau beveik užgeso ir... Šiaip dar beje pridedant, tai labai geras podcast'o, toks kaip, kai sako, Kartu kiek laiko natūraliai. truks podcast'as, žinai. Kol užges, laužas. viskas. Prašau. Čia on the go mes dar galvojam, žinai, kur tai va. On the go dar galvoju. Papildomų minčių. Bet kaip ir sakau, va. Taip graibštai tas mintis. Taip, bet čia žinai, kaip ir sako ežerė, gali plaukt. Arba gali skęst. Arba gali skęst. Gali plaukti ir skinti. Arba gerai, arba blogai. Arba ne. Tam ant tam. Kaip kazino. Kaip ir žvejybui. Visur. Jėga. Ačiū. Ačiū. Dan. Kiek čia laiko prabazarinom?